Tu net ne pats kalbi savo triusiukus, visi skalbia tavo triusiukus. Ant ribos buvau neprasigert, nežinau, būdo tikrai labai daug vakarėlių. Aš sugebėdavau, pavyzdžiui, išeiti į miestą ir tada nuvaryti su nepažįstama chebra kažkur pas juos į namus, atsikelti ryte, o blet, kur aš esu. Kažkaip visą laiką atsimenu, kas aš esu ir iš kur aš esu. Kad aš iš tikrųjų esu iš kaimo, paprastas padeda neišpuikti. Vaikas. Aš manau, taip, iš spintos lindau 2 kartus. Visiems atvirai pasakyti, kad esu homoseksualus, man reikėjo 2 kartus. Labai pikau, daug metų pikau, yra tokios labai didelės nuoskaudos, kurios turbūt dar iki pat šioliai nėra iškalbėtos. Mano svečias yra Naglis Bierancas. Pristatysiu tave taip. Nebešokantis, bet profesionalus šokėjas, taip? Nežinau, ar dar fotografuojantis, bet fotografas. Socialinių tinklų turinio kūrėjas. Apskritai, menininkų tave galiu pristatyti? Man labai patiktų tą girdėti ir aš labai norėčiau save matyti daugiau mene, kas vyko visą mano turbūt paauglystę, jaunystę, paskui kažkaip nupopsėjau. Ir dabar vėl noris grįžti man prie šaknų, bet ne su šokiu, o tiesiog prie meno. Man labai patinka kažką veikti, kurti, daryti. Einu dabar keramiką, noriu tapybą pradėti lankyti. Žodžiu, daug tokios veiklos savo, kuri man teikia malonumą ir turbūt pabėgia nuo to viso dėmesio, populiarumo. Bet tai yra hobiai kaip keramika ar tapimas, kurie gali virsti ateityje tavo galbūt veikla? Aš negalvoju apie tai, turbūt tai yra dalykas, kur nematuoji kaip finansinės išraiškos, tiesiog nori veikti dalykus savo šiek tiek, nes jau per daug atrodo ilgą laiką darau dalykus kitiems ir noris grįžti kažkaip ir atsisukti į save, daryti, kas tau pačiam labai malonu. O jeigu kažkas ten ir gautųsi, tai kodėlgi ne? Šiaip minčių tikrai labai daug, tai nežinau, reikia tik prisiversti. Bet tavo artima aplinka sako, kad tu neįtikėtinai talentingas, nes jeigu tu šokėjas, tai talentingas, jeigu tu fotografas, tai irgi su savo vizija, su savo akim, jeigu tu socialiniuose tinkluose nuomonės formuotojas, tu irgi esi išskirtinis. Tai gali būti, kad labai greitai kviesi į savo keramikos parodą arba tapybos darbų parodą. Ne, aš taip drąsiai negalvočiau, pradžioj galvoju tik tai, kad linkiu savo užsiimti labiau mėgstamą veiklą ir turbūt jausti malonumą daugiau. Bet jo, man šiaip labai patinka, kad ir tas turinio kūrimas irgi labai reikalauja daug idėjų, daug kažkokių ieškojimų, kas man patinka. Jeigu reikėtų daryti tiesiog tai, ko nori kiti ir neturėti laisvės, tai nebūtų turbūt man tiek įdomu. O kadangi čia yra O tau išlieka vis dar įdomu, ar ne? Išlieka įdomu, bet aišku, negaliu sakyti, per ilgą laiką jau yra, aš nežinau, man atrodo, čia toks esu girdėjęs gal, kad jeigu nori hobį paversti nemėgstamą veiklą, tai pradėk nuolatos tą daryti. Ir taip kažkaip pasitinka, kai tu nuolatos kasdien atrodo gyveni tuo, tai kartais pradeda užknisti. Norisi kažkaip daryti dalykus savo, bet vėlgi, sakau tai atsargiai, dėl to, kad baisu, kad jie pasidarys kažkaip galbūt vieši ir vėl nebeteiks malonumo. Tai ir su šokiais aš tikrai tiek buvau daug atsikandęs, kad mane užkniso. Viskas taip ir rutuliojasi, ir ta fotografija buvo sėkminga tikrai. Daug gražių projektų sukūrėm su kolegė, daug. Tai tu neatsparus rutinai, besikartojantiems dalykams? Sako, kad rutina ir režimas kaip ir yra gerai, turbūt tam, kad nuolatos daryti tą patį veiksmą. Bet jo, man atsibosta turbūt dalykai ir man vieno dalyko gyvenime neužtenka. Akivaizdu. Aš turiu daryti kažką daugiau ir jo, vienareikšmiškai viskas, kas susijęs su kūryba. Aš, pavyzdžiui, dabar turiu savo jau asmeninę asistentę, dirbam dviese, tai kaip mes ir juokiamės, aš esu tas kūrybinis žmogus, o ji yra skaičiukai ir techninė pusė. Ir visa techninė pusė, jo, visas planavimas ir visas reguliavimas. Aš pats negalėčiau. Bet tu čia pasako, čia yra branda, kai įsivardį, ką tu geriausiai gebėjai, o ne viską pats nori apžioti.
Ar ne taip? Tikriausiai, nežinau. Bravo! Tai jūs pasakykit, jo. Tu man sakysi jūs per visą šitą pokalbį? Gerai, o Tada ir aš sakysiu jūs. Ne, tada galim, nežinau. Bet jeigu pažadi man sakyti tu. Gerai, Asta. Gerai? Aš. Gerai. Aš viena. Gerai. Nagli, ne per seniausiai įvykę mama apdovanojimai ir mane pasiekė gandas. Aš tikrai tik iš gandų žinau, kad tu ten žurnalistus, kaip čia švelniau pasakius, siuntei švilpt. Čia taip labai švelniai pasakiau. Kodėl, kuo tave taip suerzino, kad tu nusprendėjai niekur nebeiti, beje labai ačiū, kad atėjai, padarei išimti ir kalbėsi su manim, nusprendėjai niekur nebeiti ir net ne tik tu vienas, bet ir tavo artimi žinomi bičiuliai? Nėra taip, kad užsidariau ir tikrai niekur neįsiu. Va, Asta, užteko tavo skambučio. Aš ne žurnalistė, matai, aš artistė. Taip, čia podcastai, čia tinklalaidės, man vėl yra kitoks santykis, pokalbis, jisai yra gyvas. Bet jūs saky, kas tave iš žurnalistikos pusės mane šitaip užkniso žurnalistai, kurie vagia turinį, kurį aš dabar atėjęs pas tave, pas kitą žmogų, kalbuosi su tavim, su tavo auditorija, su tavo žiūrovu. Taip. Ir naglai vagiliauja pokalbius iš interviu ir išrašinėja straipsnius. Aš suprantu, viskas gerai, jie gali būti, nes žodžiai yra pasakyti, galima paskambinti, bet tada išeina su kažkokiom kvailom antraštėm, kur atrodo, lyg aš ėjau ir pats dalinau tuos interviu per visus. Aišku, žmonės to nesupranta, jiem taip atrodo. Taip, bet tada komentuoja, ko jis visur eina, ko jis lenda, pasakoja čia, kam čia skalbė savo. Aš pasakojau konkrečiai tam žmogui ir tai auditorijai ir gaunasi, kad aš per visą Lietuvą ėjau ir pasakojau ten, tarkim, apie savo santykius. Aš labai tave suprantu, esu tą patį išgyvenusi. Tai va, tai šitas... Vieną kartą pasakai kažkam, kuo pasitikė, taip. O visi iš to... Ir tada iš to tada rutulioja ir tada skalbia, tu net ne pats skalbi savo triusikus, visi skalbia tavo triusikus. Gražus tavo triusikai. Neblogi, šiaip tikrai turiu. Skalbia žmonės. Nesigailėjai kada nors tapęs garsiu. Ypač, kai sulauki piktų komentarų, aš žiūrėjau kažkur tavo pasisakymą, kad kažkas tau parašė grasinimą susidoroti, užmušiu tave ir taip toliau. Yra. Baisu šiaip, ta prasme, iš šono, čia tik posakis, pamatysiu, priturėkšiu tave, bet tai yra labai baisu. Jo, čia šitie turbūt yra tokie gal nemaloniausi, bet ne dėl to, kad žaidžia tave, o tiesiog, kad tu galbūt pasijauti nesaugus. Taip. Ir aš nežinau, galbūt, aišku, dažniausiai tai yra tokie, kaip aš sakau, laido riteriai ir sutikę gatvėje. Kas yra laido riteriai? Nu, tie, kurie turi labai daug drąsos prie telefono, prie kompiuterių laidyti replikas ir įžeidinėti, bet dažniausiai gyvai to neįvyksta. Bet vėlgi yra tas toks bet, kur tu nežinai, kas užplauks. Galbūt žmogus, nežinau, išgėręs penktadienio vakarą mieste, sutikęs gal tikrai voš su kokio plytos gabalu. Nu, aš nežinau, tiesiog... Vienas persekiotojas man buvo įvaręs nervinį tiką, čia jau nebe pokštas, kai eini pas medikus, ar ne? Ir, ta prasme, tai buvo persekiojimas. Ar tu turėjai tokių kažkokių dalykų? Persekiojimo neturėjau, tik tai va tokias internetinės visokias replikas, kur ten įžeidinėja, tai jau esu pripratęs. Ir jeigu grįžti prie klausimo, taip, ar gailėjausi žinomumo, ne, nesigailėjau. Šiaip iš tikrųjų su žinomumu atėjo labai daug naujos patirties ir nežinau, turbūt ir gyvenimas pasikeitė, tai vėlgi viena ranka glosto, bet kita tave maitina. Ne, kita viena peikia, kita tave maitina. Taip. Tai turi su tuo susitaikyti, bet nežinau, rezultate kažkaip viskas susiklojo gerai. Tikrai reikia to šiek tiek šarvo užsidėti, kad biški nematyti ir ignoruoti, nes jeigu tikrai esi jautresnis žmogus, tai aš manau, kad gali žeisti ir manau daugeliu atveju žeidžia, bet aš jau kažkaip bet kažkur tu nesapnuoji, ar ne, tu sakei, kad bet jau pavyzdžiui naktį, kai jau galimai bus daug labai išgėrusių žmonių gatvėje, kur aplinkui daug barų ir klubų, nėra ko vaikščioti, ar ne, kad klausytis ten prigėrusių drąsuolių replikų. Ne, nėra, bet vėlgi gatvėje tie išgėrė, aš aišku dabar vėlgi labai pasikeitė turbūt tas mano naktinis gyvenimas, labai retai turbūt mane galima išvysti mieste. Šis daug tu miegot pradėjai? Baruose, aš prieš jūsų interviu miegau, prieš tavo. Tai jo, mane mažai sutiksi, bet
tie, kur mane labiausiai stebino, kur atrodo tie, kurie turėtų replikuoti, nu vis tiek yra ta žmonių grupė, kur tu matai, tu jau gali pamatyti, kokie jie yra, nu, pavadinkim, pavyzdžiui, ten Marozai, bet naktį jie būdavo patys fainiausi, ten girti pribėga, Nagli, davai nusifotkinam, pasidarom fotkelę, tu maladėts. Nu, O tai tada kuri tavo gyvenimo pusė, ar atspalvis tos Marozus ar ne Marozus pikčiurnas erzina? Apie ką yra replikos? Aš manau, kad žmonės didžiąją dalį iš tų piktų komentatorių turbūt erzina mano homoseksualumas. Ir aš tiesiog susidarau įspūdį iš tų piktų komentarų, kad dažniausiai tai yra įžeidinėjimai būtent į homoseksualumo pusę. Ten, kad, tu ten lievas, netalentingas, ten lievai nufotkinai, tokių nėra. Yra dažniausiai visos tos replikos susijusios apie mano lytinę orientaciją. Mes vis dar, taip, mes vis dar, jo. Ir šiaip, tai, pavyzdžiui, Instagramas, tai palyginus, labai kaip ir saugi, sakyčiau, vieta ir vis tiek esu jau susikūręs per ilgą laiką, per ilgus metus tokią fainą community, kaip čia pasakyti, bendruomenę jo, kur turiu daug ištikimų sekėjų nuo pat pradžių. Esu net jau norėjęs su keletą moterų susitikti, nes tiek laiko bendraujam, gal nueikim, išgerkim kavos, gyvai, kurios nuolatos bendrauja, vis tiek yra kažkoks ryšys ir ten tų piktų komentarų nėra daug. Bet TikTokas. Aš kartais, nevystau ten savo kažkokios labai didelės veiklos, bet kartais tą patį turinį, kurį keliu į Instagramą, padubliuoju jo ir tenai. Ten kas daros. Aš suprantu, kad ten gyvena dar kita dalis Lietuvos žmonių. Aš visai nežinau, o tu domiesi, kaip yra su influenceriais užsienyje? Ar čia mes tik lietuviai tokie kažkokie nelaimingi, pikti, kompleksuoti, kad norim šitaip kandžiotis? Ar taip vyksta ir kitose šalyse su žinomais žmonėm? Aš labai... geras klausimas, reikėtų paklausti, turiu pažįstamų influencerių tiek Latvijai, tiek Estijai, kas yra čia artimiausia, nes kartais projektai mus sujungia, bet daugiausiai mus Baltijos šalis. Bet aš manau, kad visur užtenka, aš nežinau, kartais skrolini kokį nors savo išmetą užsienietišką turinį ir nueinu pažiūrėti komentarus. Ir irgi pikti? Ne, ten būna labai aišku ir piktų, būna labai juokingų, bet man atrodo, ten tiesiog dar didesnis rautas visko. Mes turim tiesiog mažesnį srautą. Aš manau, kad visur yra. Nieko čia mes neišskirtiniai. Nieko mes neišskirtiniai. Visur yra fainų žmonių, visur yra piktų žmonių ir tiesiog, kai maža Lietuva, man atrodo, jų yra tiesiog procentaliai mažiau, o ten kokioje Amerikoje, o Dieve. Ar teisybė, kad Instagramas jau turi ir gėdos lentą ar stulpą kažką tokio? Turi, mačiau, su tom Bet džiugu, ar ne, kad kažkas tuo užsiima. Jo, kas nežino, tai reiškia kažkas tiesiog, kas susikūrė gėdos lentą turi, ar ne, profilį? Taip, profilis gėdos lenta. Ir jie ieško tų piktų komentatorių, deda jų nuotraukas. Taip. Ir rašo kokį brudą žmonės rašo. Ir man taip visą laiką kažkaip, kiek aš mačiau, tai man baisiausia, kad moteris tokios vyresnės ir jos, aš taip, net nežinau, kaip išsireikšti. Aš žinau, kaip išsireikšti, yra siaubas, todėl kad mano artima draugė, ten tarp tų baisių komentatorių gėdos lentoj, rado vaiko klasės auklėtoją. Tai va. Fainiai. Pedagogas. Ten akis uždengia, tai kas, bet vis tiek atpažįsta, tai. Tai yra siaubas. Kaip jūs galvoja, kodėl moteris tokios piktos? Aš nežinau, turbūt vyrai irgi yra pikti, bet man atrodo, vyrai tiesiog mažiau, turbūt kaip ir gyvenime, kad... Tingi rašyt? Tingi rašyt. Vyrai irgi pletkina, bet jie labiau tarpusavį, o panos jau mėgsta, kažkaip, man atrodo, viską viešiau tą daryti ir kažkaip gaunasi, kad tos moteris. Gal tie vyrai komentarų nemoka rašyti. Kažkaip gaunasi, kad procentaliai daugiau, bet turbūt čia tik tokia savybė, kad reikia komentarą įkalt. O aš turiu telefone čia paruošusi tau, nežinau, ar bus staigmena, jeigu žiūrėjai nors vieną mano laidą, tai žinai, kad aš nepatingiu paklausinėti gatvėje. Naglis Bieransas, žinot tokį? Prašau. Nei viena nežinau. Nieko, negirdėtas vardas. Ne. Puikus aktorius, artistas, kūrėjas,
Manau, mėgsta labai daug iššūkių ir yra labai ekstravagantiškas, taip kad kuo daugiau spalvų ir tokių žmonių pasaulyje, tuo, manau, bus linksmiau ir geriau gyventi. O ką jis kuria? Nu, aš kiek žinau, jis šokėjas, fotografas ir taip toliau. Taip, kad vis tiek surištas žmogus su menais ir su savo išraiška ir gyvenimu. Malonu, Žilvinai. Ar esi jo sekėjas? Jis aktyvus socialiniuose tinkluose? Ne, nesu jo sekėjas. Bet nemažai vis tiek sužinai natūraliai. Tiesiog matau galbūt iš viešosios erdvės ir tam tikrus dalykus pastebiu, nors aš pats nedaug būnu Lietuvoje, tai kažkaip ir neseku. Reiškia, jis žinomas, jeigu vis tiek tave pasiekia, ar ne? Ne, nu vis tiek atkreipi dėmesį, nes tenka matyti ir renginiuose, tenka ir kažkiek tai atkreipti dėmesį į tą jaunoji kartą, kaip save išreiškia ir ko jinai siekia, ko jinai nori. Aš jau nesijaučiu jaunojo kartą. Influenceris, nežinau, kokie tau šau. Aš nustebinsiu, aš nežinau. Labai smagus žmogus, geras humoro jausmas. Į tai atkreipia dėmesį? Jo. Aš pirmas dalykas, kurį šovė į galvą. Nes taip susipažinau su juo per tuos jo linksmus video. Kad jis turi Instagramo paskyrą, kurioje yra labai populiarus. O koks jo įvaizdis, koks vaizdas iškyla? Labai modernus, nežinau, tikriausiai atitinkantis šiuolaikinę modernę jaunimo kultūrą, tokia 25+, nežinau. Tai va, matai, kokios tavo reakcijos. Tai gerai, tu tada pakomentuokim. Žilvinas Grigaitis tave užblokavęs. Jo, nes aš esu padaręs keletą video. Žilvinas irgi kelia tokį, man atrodo, juokingą turinį dažnai. Ir aš esu padaręs tokius keletą montažų. Jo video sudedu ir aš. Ir tai tokį kaip pokalbį, kaip kažkokį... O jis pamanė, kad pasityčiojimas? Aš manau, bet aš niekada nelinkęs tyčiotis. Aš tiesiog, fainą barį, aš jo niekaip ten, nežinau, neįžeidinėjau, bet tiesiog padariau porą linksmų video. Ir dabar, kai bandau jį įvesti, man nemeta, tai aš manau, kad esu užblokuotas. Bet va, jis kiek daug žino apie tave. Žilvinai, prašom blokuoti Naglį. Tikrai. Ir dar apie tą, žiūrėk, jaunas, modernus, 5+ auditorija. Ir čia dėja neįdėjom, bet viena moteris paklausta, kiek tau galėtų būti metų ir pasakė, kokie 2, 4, 5. O Dieve, kaip širdį glosto. Šiaip apie metus aš negaliu patikėti, kad man yra 36, 37. Tau greit 38. Tai va, negreit, dar negreit. Man 37, aš niekaip negaliu suprasti, kur praskrido tie metai. Aš jaučiuosi tikrai kaip tas 25. Nežinau, man labai keista, bet labai smagu, kad žmonės mato mane jauną. Aš pats taip jaučiuosi ir šiaip tai ten buvo merginos tokios labai jaunos, jos manęs nežino, geras. Aš manau, kad mano auditorija, mano publika, man dažnai, kai aš pradėjau, man badydavo pirštais ir sakydavo, kad mane seka vaikai, bandydavo man pripiešti tą moralę, kaip tu čia dabar prieš vaikus, jo. Ir aš, matydama savo Instagramo statistiką, aš visą laiką sakiau, kad manęs vaikai neseka. Pradžioj gal buvo tas bumas, bet dabar mano auditorija yra mano metai, kas aplinkui, turbūt tie, kurie užaugo kartu su manimi, tada yra antroji vietoj dar vyresni. Ir man atrodo, tik jau prieš paskutiniai vietoj, ne 60+, jau yra mažiausiai mano sekėjų, bet turiu ir mačiučių. Ir tada yra ta jaunoji auditorija. Kad jos yra labai mažai ir aš visą laiką kažkaip galvodavau, kodėl jūs galvojat, kad mane seka tik vaikai? Taip nėra. Taip nėra, jo, ir jie net nežino manęs. Pirmą kartą mudu bendravome jau prieš daugel metų laidoje Yra kaip yra. Labai mano mėgstama laida buvo. Buvo gera. Labai gera, ten yra tokių perliukų toj laidoj, o Dieve, žiūrėčiau dar Ir tada, Nagli, o kaip viskas greit vystosi, atrodo, kiek čia galėjo praeiti, čia yra iki 10 metų, kai mes tada matėmės. Jo, čia turėjo būti kokie 17. Maždaug. Tai reiškia 8 kokie metai, ar ne, ar 7. Ir tada aš atsimenu, nieko nesupratau, apie ką man reikia tave klausinėti. Kas yra nuomonės formuotojas? Aš išmokau, atsimenu prieš laidą tą įsireiškimą. Kitaip tariant, tu esi viena pirmųjų kregždžių influencerių Lietuvoje, apie tai tada mes ir kalbėjom, atsimenu. Taip, ne? taip. Kaip į tavo gyvenimą atėjo influencinimas ir tas nuomonių formuotojo gyvenimas? Progo, aš nežinau, įvyko tikrai, aš čia kaip sako, per vieną naktį į tą populiarumą man tiesiog nukrito, man pačiam buvo sunku suvokti skaičius,
kaip greitai man augo sekėjai. Aš atsibusdavau ryte ir aš negalėdavau patikėti, plus 5000. Atsikeliu kitą dieną, 10 000. jau dar 10 000. Ir va taip greitai. Ir man kardinaliai gyvenimas pasikeitė, nes jo, aš buvau fotografas, ar aš dar šokdavau? Gal dar šiek tiek šokdavau. Ir tiesiog pasipylė pasiūlymų milijonas, visi pradėjo manęs norėti, Reklamai? pradėjo partneriai dirbti su manim. Daugelis manęs bijojo, nes buvau toks tikrai crazy, wild bičiukas, iš kažkur atsirado, nors kaip ir meno pasaulyje daug kas mane žinojo, fotografą, kaip šokėją, aš buvau žinomas, bet tik tam siauram rate, o čia šoviau į auditoriją. Ir toks... Tu šoviai su tokiais gan skandalingais video. Skandalingais video, drąsiais, su keiksmažodžiais, nieko nebijau. Man dabar žiūrėti į save ten jau yra taip... Nejauku? Nu kaip, juokinga. Ir aš galvoju, iš kur pas jį tiek drąsos. Man atrodo, kad aš labai stipriai pasikeičiau. O tu sugalvojai, pakvailiojai. Ir žiūri, kas darosi. Pafilmavom ir žiūriu, kas darosi. Ir kai pamačiau, kas vyksta, kad turbūt tie video visur, per visus Facebookus, per visą internetą nueidavo viral ir žmonės plūdo į mano akauntą mane sekti. Nu ir aš tada gerai, reikia pakurti dar. Ir aš pradėjau. Ir aš toks kaip išprotėjęs, turbūt kaip, nežinau, vaikas, kuris gyvenime negavęs jokio saldainio, jį pirmą kartą paragavo, va dabar aš jo noriu beprotiškai ir aš tada pradėjau daryti ir pradėjau dar daugiau. Ir toks atėjo labai staigiai ir sakau, buvo... Šiandien 3/3 milijono sekėjų. Nu, beveik. Beveik. Beprotiški skaičiai, lyginant Lietuvoje, jo. Taip, labai daug. Kaip tu manai, kuo tu esi šiandien patraukliausias? Kaip sunku man kalbėti apie save. Aš kartais šiaip ilgiuosi savo to tokio nutrūktgalviškumo. Kai darai neišmanydamas? Kai maniau neišmanydamas ir darydamas drąsiai, dabar aš daug pagalvoju, dabar aš ramesnis, tingesnis ir aš kartais pradedu galvoti, blemba, gal aš senstu. Gal? Kad aš noris ramiau man, bet viduj kažkas yra tas vaikas, kuris dega. Galvoju, koks būdavo patranka, tą pačią patranką paimti, gal ne tuos pačius dalykus daryti, bet tą energiją kitiems tikslams. Ir tos energijos atrodo kartais jau ir pritrūksta. Viskas taip labai nurimo, jo. Tai aš nežinau, kuom aš dabar įdomus. Aišku, vienareikšmiškai pas mane turinys vis dar eina tas, kuris yra su humoru, smagesnis, bet ir jis labai pasikeitė. Nebesu aš toks, kaip pavadinti, žiaurus, gal. Juodo humoro mažiau turime. Bet aš jį labai mėgstu. Aš iki pat šiol mėgstu juodą humorą. Man visos tos laidos, kaip ir sakiau, Asta, tie personažai, man tikri personažai yra, mano silpnybė. Aš žinau visus tuos 24 valandų personažus atmintinai 100 kartų peržiūrėti. Man jie kelia juoką, nors iš tikrųjų ten yra labai graudu ir labai baisus dalykai kartais ten pasakomi, bet iš kitos pusės man yra taip juokinga. Tai jeigu negebėsim iš savęs pasijuokti, o tai yra iš savęs, nes tai mūsų tautos atstovai, tai tada bus visai blogai. Taip, ir reikia sugebėti pasijuokti. Ir juokiausi iš savęs stačiau visas tas situacijas ir dabar stengiuosi pasijuokti iš savęs, nes, iš savęsgi... Tai čia jau labai didelis komplimentas žmogui, kuris geba. Iš kito, kai jau juokiesi, tai jau paskui prasideda, kad patyčios ir taip toliau ir panašiai. Esi sakęs, kad jeigu žinomumas tave būtų užklupęs anksčiau, tai būtų prasti padariniai, kažkaip taip tu išsireiškiai. Kas buvo pavojingo, su kuo reikėjo susitvarkyti? Na gerai, aš žinau, kad tu šokdavai, koją atsidarinėjai klubų populiariausių duris ir tau didžiai grojo pagal tavo pageidavimą. Tai ir buvau aš tame slengstyje, taip, kad man labai patiko išpopuliarėti, aš tikrai nežinau kiek laiko, bet pirmus tuos kartus... Buvo apsvaigus galva. Buvo. Tikrai jaučiau didelį malonumą, tikrai jausdavau, kad ateinu į klubą ir mane visi pažįsta, savininkai spaudžia ranką, naglį, davai čia... Iš gėrimus nemoki. Taip, tai būdavo, žmonės perka gėrimus. Aš nežinau, man tokia ekstazija buvo, man tai buvo smagu, nes atėjo taip staigiai ir man turbūt tas patiko ir aš manau, kad jaunesnis aš buvau dar labiau toks nesubrendęs, nors ir, o Dieve, aš... Ta prasme, galėjo liūdnai baigtis, jeigu dar anksčiau būtum išpopuliarėjęs. Manau, nes... O kokie pavojai?
Dažniausias klausimas, kurį girdžiu pastarojų metu daug keliaudama, ar patikima keliauti pigiai? Atsakau, taip, jei keliausite su Interlux Travel. Kokybiškai aplankiau Japoniją, Filipinus, Tailandą vos už porą tūkstančių eurų. Už šią sumą gavau skrydžius, viešbučius, patyrusius gidus ir žingeidžių keliautojų kompaniją. Interlux Travel, tarptautinis kelionių organizatorius, savo veiklą Lietuvoje pradėjęs dar 2015 metais. Interlux Travel kredo aukštos kokybės kelionės už prieinamas kainas. Interlux Travel siūlomų kelionių spektras labai platus. Nuo trumpų savaitgalinių kelionių po Lietuvą iki kelionių po Europą bei tolimas įvairiausias egzotinės šalis. Kelionės vykdomos autobusais, lėktuvais, kruiziniais laivais. Su Interlux Travel galima nebrangiai nukeliauti į Peru, Argentiną, Meksiką, Australiją, Ameriką ir daug kur kitur. Interlux Travel organizuoja ne tik grupinės keliones, bet ir keliones pavieniams asmenims, darbo kolektyvams. Taip pat gali būti moksleivių grupės, draugų kompanija, giminaičiai. Tik patikėkite, kad kelionės jums įperkamos, įveikiamos ir ranka pasiekiamos. Pabaigai, kodėl verta rinktis Interlux Travel? Pirma, tai tiesioginis kelionių organizatorius. Girdit, nėra jokių tarpininkų, kurie pasiimtų savo procentą. Antra, lietuviškai kalbantys vadovai, kurie pasirūpins, kad kelionės būtų įsimintinos ir patogios. Trečia, neįkainuojama tarptautinė patirtis, kas ir leidžia suteikti kokybę už prieinamą kainą. Ketvirta, pati buvau, pati mačiau ir nuoširdžiai rekomenduoju Interlux Travel. Nesuprantu, kodėl turėčiau mokėti dvigubai. Jau verčiau už tą sumą, dvigubai daugiau pamatysiu. Lemba. Aš ir tai jau buvau ant ribos. Alkoholis, narkotikai, paleistuvystė? Ant ribos buvau neprasigert. Nežinau, būdavo tikrai labai daug vakarėlių. Aš sugebėdavau, pavyzdžiui, išeiti į miestą ir tada nuvaryti su nepažįstama chebra kažkur pas juos į namus, atsikelti ryte, o blėt, kur aš esu, atsiprašau. Ryte atsikelti? Taip. Taip, ir čia buvo toks dar kontentas mano, kur aš nevengdavau ir parodyti. Tai žmonės žiūrėjo mane turbūt kaip į tuos dabar, tos asocialius tiktokerius visokius. Nu, aš nežinau, visko buvo, taip. Ir paskui kažkaip labai gerai, kad vėliau, nes... Kaip tu sustojai? Nu, žiūrėk, tavo frazė, aš ant ribos buvau neprasigert, plus, nu, ta prasme, rimtai, su nepažįstamais žmonėmis jų namus. Aš tūsindavau, jo. Tai čia net pavojinga. Gyvybei pavojinga. Tai va, man būdavo, faina hebra, aš dar kartais atsimenu, sėdžiu, o jau girtas, sėdžiu ant laiptų ten kur nors Vilniaus gatvėj, vieni pašaukia, kiti pašaukia, visigi atpažįsta, varom pas mus, aš pakeliu galvą, pasižiūriu, o šitie bernai visai nieko, varau su jumis, jo. Ir varydavau kažkur dar į kažkokius vakarėlius. Yra tai buvę. Tai... O yra ko gailiesi, juk galėjo kažko nutikti, ko tu dabar... Dabar laimingai viskas laimingai, jo. Tai yra dalykų, kuriuos atsimeni tiesiog su šypsena ir turi kažkokių smagių istorijų savo gyvenime, bet kad kažkas baisaus atsitikė, ne. Kas tu galėjai būti apiplėštas, tu galėjai būti suluošintas, tu galėjai būti išprievartautas. Telefonų kiek pametęsgi, taip esu. Telefonų daug turėjai pamesti. Taip. Bet nėra ko, sakai, ne? Bet tiesiog, kad aš jaunesnis, kai buvau, taip man tiesiog grėsė ilgesnis tas tarpas linksmybių. O čia kažkaip gavosi, kad kartu su populiarumu atėjo labai daug ir atsakomybių darbinių. Aha. Tai reikėjo... Turi minti užsakymai? Užsakymai, jo, klientų ir jų buvo tiek daug, kartais vos ne kiekvieną dieną. Tada iškart mane pasiėmė agentūrą, mane atstovauti. Aš šiaip... Esu žmogus, manau, pakankamai atsakingas ir man labai svarbu, jeigu aš duodu žodį jį tesėti. Ir aš kartais labai blogai jaučiuosi, jeigu man kažkas nepavyksta ir jeigu aš sulaužau savo... Tu atsakingas, bet pala, vis tiek su tavo atsakomybė, reiškia, tu eidavai į vakarėlius su nepažįstamais, atsibūsdavai svetimuose namuose. Ir tada kreivas šleivas varau ten dirbti. Jo. Gerai, tai sakai, nėra nieko nesigailiu. Šaunuolis, Daugų Vietytė šviesaus atminimo sakė, gailiuosi, ko nepadariau. Ką padariau? Nieko nesigailiu. Jo. Bet dėl ko gėda yra? Gėda tikrai yra labai gėda, turbūt, buvo kas buvo, dabar nei čia buvo, nei čia ką. Kai aš keldavau visokius video stories, kur aš vos prašneku, aš tiesiog komos būsenai. Girtas? Girtas, vos prašnekėdamas ir dar keldavau. Žmonėm, aišku, smagu ir juokinga. O tu ištrynęs tą viską? Aš kitaip, aš atsikeliu ryte,
pamatau, kad jau mane pažiūrėjo 50 000 žmonių ir aš galvoju, ai tai ir netrinsiu, vis tiek jau matė. Mano toks požiūris buvo. Ir prakabėdavo, tai aišku, po paros jie išsitrina, bet tiesiog senai to nebėra. Visą laiką, jeigu kažkur mieste, draugų kompanijos, nors mieste sakau labai retai, tai telefonas yra padėtas, kažkaip iš šito jau senai išaugau, bet buvo, kad tiesiog viską dokumentuodavau ir man atrodo, čia koks crazy aš esu. Žinok, kaip mano labai brangi draugė pasakytų, kaip žmogiška Naglė. Nu, yra žmogiška susirgti žvaigždžių liga, kai tave va taip, staiga aplanko. Ne kažkaip nuosekliai dirbant tampi žinomu, o staiga aplanko tas populiarumas. Ir tokie gyvenimo pokyčiai, ir man kartais parašo žmonės, sako, aš tave atsimenu iš to buto Naujininkose, kur mane šūdais kelis kartus užtvindė yra, nes pirmam aukšte gyvendavau ir problema, kad jeigu užsikemša, o ten buvo tokia namo problema, viskas bėga pas mane. Ir aš viską rodydavau žmonėm. Ir sako, su to Renault Clio, kur veidrodėlis su izoliacija apvyniotas ir aš tas toks paprastas bernas ir dabar savinamai, ir kad labai stipriai ir gyvenimas pasikeitė per tą laiką. Tai dėl to ir sakau, kad atėjo žinomumas, yra jo kaina atitinkama, iš piktų žmonių komentarų, kuo žinomesnis, tuo daugiau to sulauksi, bet iš tikrųjų ir gyvenimas labai pasikeitė, gyvenimo kokybė, daug daugiau viskas sau galiu leisti. Atsiperka, kitaip tariant, žinomumas. Namus labai ilgai, pusę savo gyvenimo svajojau apie nuosavus namus, aš juos turiu ir labai džiaugiuosi, man gera juose būti. Kaip gera girdėti, kad tu neišpuikęs. Ta prasme, tu puikiai supranti, kad paprastas berniukas su priklijuotu veidrodėliu buvo, jo šiandien turi savo namus, stilingus rūbus, skanę kavą. Kurią Asta man padarė. Tai, su malonumu iš tikrųjų, taigi tu mano svečias. Ačiū. Taip, ir aš kažkaip visą laiką atsimenu, kas aš esu ir iš kur aš esu. Kad aš iš tikrųjų esu iš kaimo, paprastas padeda neišpuikti. Vaikas. Aš manau, taip. Aš visą laiką suprantu ir visą laiką prisimenu tuo momentu, kai buvau toks apakintas šlovės galbūt, bet ir tai aš visą laiką buvau paprastas. Visi galėjo prie manęs prieiti. Eik, pakartosiu, tai yra taip žmogiška būti apakintam šlovės, bet kuris žmogus taip įkristo ir... Asta, buvo tau? Buvo. Man atrodė, kad nebuvo, bet man pasakė, konkrečiai Agnė, atsiprašau, nebe Šemberienė, o... Grigaliūnė, jo, jinai paėmė ir man vieną kartą pasakė, aš tave mačiau degaliniai, kai tu manęs nematei. Tai, oi, kaip tu sirgai žvaigždžių liga ir man kaip gėda buvo. Man irgi atrodė, kad jos nebuvo, bet tiesiog, kadangi laikas eina ir pats, kaip savo tą gyvenimo kažkokį laikotarpį prasuki galvoj kaip juostelę ir aš galvoju, blemba buvo, man patiko. Bet labai sėkmingai nusileidai, kaip sakant, po to pakilimo, ar ne, po to apsvaigimo. Pats natūraliai sąmoningai, ar vis tik buvo įvykis, privertęs tau pasakęs įvykis, sustok, nebevartok, nurimk. Ne, turbūt atėjo natūraliai, bet esu... Dugno nereikėjo. Dugno nereikėjo, bet yra buvę, kad yra alkoholio esu atsisakęs kažkuriam laikui, nes jau tiesiog buvo tiek negera po to, kad turėjau biškį stabdyti, tai labai džiaugiuosi, kad įsijungia tas mygtukas. Tikrai, savisauga. Jeigu ne tos visos moralkės ir pavadinkim taip liaudiškai pachmielas baisus, turbūt nestabdyčiau iki šiol. Bet tiesiog man yra, tikrai, aš galiu pašvęsti, bet aš tada turiu pabūti savo ir biškį balansas visame kame, man atrodo, yra gerai, jeigu su juo susitvarkai. Tai viskame saikas ir balansas. Saikas ir balansas. O jeigu jo nebūtų, tai aš manau būtų šakės. Ir aišku, turėjau keletą tokių stiprių perdegimų, kada labai daug darbų ir tada tokia apatija keletą kartų buvo, kad aš norėjau viską mesti ir nieko nebedaryti. Tu čia kalbėjai apie tiesiog nuotaiką, ar jau arti depresijos, apatijos kaip ligos? Aš gal depresiją nevadinčiau, nežinau, nes turbūt reikia suprasti žmonės, kuriem jie iš tikrųjų yra, tai čia turbūt gal garsiai sakysiu depresija, bet ne depresija. Aš manau, kad tiesiog perdegimas darbais ir žinojimas, kad tu kasdien darai ir tau dar sudėliotas visas tvarkaraštis į priekį, ten, nežinau, visą mėnesį ir tu, kai jį jau žiūri ir tu jau atsikeli ryte ir tu nebenori nieko daryti, o tu turi daryti. Ir aš tada viskas, man prasidėjo, aš atsimenu, dar buvau su agentūra ir aš sakau, aš nebenoriu, aš noriu išeiti. Ir išėjai? Ne, man tiesiog agentūra padėjo padaryti atostogas mini
paprašė, mes net cancelinom kažkokius darbus, gal net ir nukėlėm, leido biškį atsigauti ir susitvarkė. Tai aš žinau, yra filmavimo diena. Tokio mėnesio, tokią dieną. Tai aš žinau, kad aš prieš ją turiu labai gerai išsimiegoti, užsidėti drėkinančią kaukę, pasiruošti pokalbį, bet 1-2 dienos per mėnesį. O tu kiekvieną dieną tikrai būdavo be sustojimų ir ypatingai tai yra tas laikotarpis jau nuo rudens iki naujų metų, iki kalėdų, kada visi išprotėja, visi daugiausia nori reklamuotis ir kai tu pasižiūri tvarkaraštį, kad tu net ir savaitgaliais dirbi ir tau yra suplanuota. Ir aišku, jeigu dar nedaug dievė koks nors vakarėlis, tu atsikeli, tu dar labiau nieko nenori daryti, o tau yra tiek visko priplanuota. Disciplinos didelės. Tai vat. Bet palauk, bet jeigu labai disciplinuotai nuobodžiai gyveni, nėra iš ko tų idėjų pasikrauti. Tai čia užburtas ratas. Čia užburtas ratas, žiurkėnas rate bėgi ir tikrai buvo perdėgymas, kur aš nieko nebenorėjau daryti, bet sakau, agentūra padėjo man tuo metu tvarkyti. O ką dabar kitaip darai? Tiesiog planuoji jau ir atostogas labai? Jo, dabar turėjau atostogas Balyje, bet irgi neplanuotai iškrito, nors kaip ir... Kas iškrito? Atostogos? Atostogos. Neplanuotai iškrito, jo draugė ten pasiūlė, su vaikinu išsiskyrė, atsirado laisva vieta. Valio, kaip gerai, dažniau skirkitės. Jo, ir irgi toks pradžiai stresas, kaip ir negaliu važiuoti, žiūriu savo tvarkaraštį, bet paskambinu savo asistentei, mes pakalbam, mes žiūrim, ką galim padaryti iš anksto, vadinasi, aš turėsiu šiek tiek padirbėti stipriau dabar iki atostogų, kažką galima perkelti ir mes taip pasidarėm, kad aš beveik 2 savaitės išvariau atostogų. Tai viską galima susiplanuoti, bet kartais žiūri kalendorių, atrodo nieko neįmanoma padaryti ir kartais gali tu būti užsienyje ir daryti, bet tam tikrus darbus tu negali, tu turi būti Lietuvoje su tam tikrais prekių ženklais. Nu tai žodžiu, bet pavyksta ir kažkaip dabar, kai dirbu 1-ant-1, man viskas daug paprasčiau, nes bendrauju su vienu žmogum, o ne su krūva, su visa agentūra. Tai tas, su to asmeniniu asistentu. Su asmeniniu, jo. O dabar, kas čia paklausė, čia Naglis guodžiasi, kaip čia jam sunku, kaip jis čia pervargsta. Iš to gyveni. Taip. Gerai gyveni? Neblogai. Mokesčių daug sumoku. Tai esi pareigingas mokesčių mokėtojas? Esu pareigingas mokesčių mokėtojas ir šiaip pareigingas savo darbe. Tikrai man kažko neįvykdyti, man pačiam yra tada didelė savigrauža. Save pats plaku. Jau man nereikia pasakyti, kad kažko nepadarei, o aš save viduj graužiu. Tai dabar, kas nori būti nuomonių formuotojais, tai jau išgirdo, kad nėra toks saldus čia tas gyvenimas. O būna, kas prašo patarimų arba pradedantieji kreipiasi į tavęs pamokų? Yra tikrai daug. Dabar turiu tokią bičiulių kompaniją ir vienas vaikinas populiarėja TikTok'e ir jis sako, aš negaliu patikėti, pas mane 5000 sekėjų. Man juokinga, bet aš atsimenu, aš buvau jo batus. Tai klausė, kokias kainas gali prašyti, nes jau kreipėsi kažkas. Ar tu esi pajutęs jau, o gal dar tik susimastęs, kad tai yra pavojinga profesija? Kodėl? Išsirašiau. Pirmiausia, negali daryti nei dienos pertraukos, ką pats sakai, ta prasme, čia pat išsekimas, turi nuolat sukti galvą, kad būtum įdomus ar ne. Klientų reikalavimai, kuriamom reklamom vis auga. Aš tik stebėtojas, aš labai mažai dar ką reklamuoju, bet auga reikalavimai. Seniau tiesiog turinio kūrėjai pasakydavo savo nuomonę, vienaip ar kitaip ir viskas. Dabar tai yra ir su humoru, ir su scenarijum, ir su montažu. Labai auga reikalavimai. Ir pagrindinis pavojus, kurį aš noriu įvardinti, tai yra, kad sekėjai, žiūrovai, mano terminologija, jie vis nori vis daugiau. Juk kiek aš stebiu žinomus žmonės, kurie tampa nuomonės formuotojais, jie iš pradžių sako, ne, apie asmeninį gyvenimą aš nei žodžio. O po to jie praveria savo namų duris, o po to parodo jau ir vaikus, o po to žiūrėk, jau ir spenelis lenda. Ta prasme... Vaikai, man atrodo, aš puikiai įdarbinti būna jų, jie generuoja papildomas peržiūras. O kokia tavo nuomonė apie tuo klausimu? Nežinau, nes yra kas iš mano draugų tarpe, nežinau, kiekvieno asmeninis turbūt reikalas, bet norėjau, kad minties nepamesti, sakei apie šitą, apie augantį reikalavimus jo iš klientų, bet aš, pavyzdžiui, puikiai suprantu, mano kartais draugai būna pyksta, oi, čia klientas, čia vėl netinka, reikia keisti ir pyksta, bet aš
kažkaip visą laiką mėgstu replikuoti, bet sakau, tu prisimink, kokius tu pinigus gauni. Ir yra visiškai normalu, kad klientas gali prašyti pakeisti. O dideli tie pinigai? Už ten kažkokį vieną reelsą? Neblogi, taip. Ir kiek per vieną dieną galima užsidirbti? Gali nesakyti savo honoraro, gal tu žinai didžiausią Lietuvoje influencerio honorarą? Pavyzdžiui, aš nesu iš tų, kur plaktų reklamas per vieną dieną daug skirtingų, bet yra tokių didžiųjų influencerių, kurie per vieną dieną padaro ne vieną reklamą, tai aš manau gali uždirbti, o Jėzau. 3000 per dieną? Tikrai daugiau. Daugiau? Jo. Aš norėjau sakyti gal ir 10, bet pabijau to skaičiaus. Per dieną? Bet jeigu tikrai yra priplakta daug reklamų, bet aš esu matęs, nevardinsiu kas, kur eina, žiūriu vienas pritagintas brandas, tada po kiek storių kitas, trečias ir dar koks nors postas ir reelsas galvoju, O grįžkim prie mano klausimo apie pavojų, kad iš tavęs nori vis didesnio apsinuoginimo. Man atrodo, ten tą spenelį parodyti, jeigu sumokėjo gerai, ten už dekolte kremą parodė, dar graži krūtinė, kodėl ne. Bet apie sielos apnuoginimą, apie asmeninio gyvenimo apnuoginimą, visko reikia vis daugiau, kad tu būtum įdomus. Aš manau, kad žiūrovui irgi kyla apetitas nuolatos ir tu kaip turinio kūrėjas irgi jauti. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad esu pats savo kartelę turbūt irgi pasikėlęs tiek, kad jau kažkoks paprastas, kur kartais nori tu įvairų tą turinį daryti. Kartais ten galvoju, gražiai nufilmuosiu, gražią muziką uždėsiu ir čia bus irgi labai faina, bet jau niekam nebeįdomu. Jau reikia stieptis ir ant blakstienų jau dabar bandyti atsistoti. Yra toks, kad... Tai nevaro į neviltį, aš apie tą pavojų ir turėjau. Ar nevaro į neviltį? Vėlgi kažkada, kai man... Nėra nerimo iš to, pavyzdžiui, kad reikės vis daugiau ir daugiau. Kai man buvo, vėlgi grįžtu prie to perdegimo, tai man buvo dar šalia koreliavo dar vienas klausimas, ką aš darau. Nes ir aš kėliau savo klausimą ir tada su agentūra kalbėjau daug, ką aš darau, ar man atrodo, kad aš pradėjau pataikauti publikai. Nebedaryti tai, ką aš pradžiui pats norėdavau daryti. Bet žiūri, kas eina ir tą darai. Žiūriu, kas eina ir tu palaipsniui, tau atrodo, kad tu vis dar darai tai, ką tu nori, bet iš tikrųjų ne. Tu jau esi suformuotas žmonių ir tu jau pradedi pataikauti jiems. Ir kai kažkurio momentu atsibundi ir galvoji, tai ką aš darau, ar čia yra tai, ką aš noriu daryti. Ir tada aš jau pavargau pataikauti klientui ir tada pradedi užsigauti netgi iki tokių smulkmenų, kai klientas sako, mum naglis per aštrus, bet jūsgi žinot, jūs atėjot pas mane, jūs žinot, pas ką einat. Kodėl jūs dabar pradėjot mane riboti ir tas pradėjo. Taigi jūs žinot, ką perkat. Tai gerai, gal tada mum nepakeliui ir tada savo keli tą klausimą, tada pyksti. O tu jau būna, kad atsisakai klientų? Jau gali sau leisti tą prabangą? Taip, tikrai būna. Dėl ko? Jeigu matau, kad kažkoks yra tas, turbūt, kai sutinki žmogų, kažkokį turi pirminį tokį įsivaizdavimą, jausmą, taip yra ir su klientu. Kad aš žiūriu gairias ir aš visą laiką būdavo dar taip, kad ateina klientas, visai faina, gal aš noriu imtis, bet tu dar nežinai, ką darysi. Ir tada jau sutartį pasirašai ir tik jau vėliau prieš reklamą gauni gairias, ką turi vykdyti. Žiūriu, aš nenoriu taip daryti. Čia nesąmonė. Ir tada pro sukasus dantis padarai, nes jau sumušiai pitakais. Ir dabar aš jau visą laiką noriu žinoti iš anksto, ką maždaug reiks daryti. Arba jauti, kad klientas kalbi su asistentu, gauni feedbacką, jisai, mano asistentė, kalba su klientu. Ir jau yra tokie kažkokie ženklai, kad klientas gali būti sunkus. Ir kartais, tiesiog čia yra prabanga, kad rinktis, kam sunkiai, jeigu galima turbūt lengviau. Ir nori, kad tave vertintų už tai, koks tu esi, o nestatytų į rėmus ir nekištų į tavo burną ant padėklo savo žodžio. Ir tada yra toks, tada, tai
tai kodėl jūs norit manęs? Jūs norit tik tai mano auditorijos. Bet jūs nenorit manęs tokio, koks aš esu žmogus. Tai aš noriu savo lūpomis kalbėti. Tai tu jau užaugęs iki menininko, kuris gali rinktis. Aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu rinktis, bet aš lygiai taip pat vertinu savo ilgalaikės partnerystės. Yra klientų, su kuriais dirbu nuo pat pradžių, tos 7-8 metus. Tai... Ar keiksmažodžiai, kurių yra taip dažnai tavo įkeltame turinyje, pasakojant net kasdienius paprastus dalykus, ar čia yra pataikavimas publikai, ar tu esi toks keikūnas, nes nuo atėjimo čia tu susikeikiai vieną kartą tik. Čia dabar, kai sėdėjau vieną kartą, o mes jau čia esam toj patalpoje virš valandos. Aš tikrai moku nesikeikti, viskas yra gerai, aš žinau, kada ir kur. Gerai, kodėl tada keikiasi socialiniuose tinkluose? Nes aš stengiuosi būti savim. Aš tarp draugų keikiuosi. Aš bendraudamas su chebra, tai toks aš esu. Ten, kur nežinau, kur matau, kur nereikia, tai aš moku tą išjungti, gal ir išsprūsti, bet nėra, kad labai reikia stengtis. Tai aš kažkaip noriu, kad mane matytų tokį, koks aš esu, ir dėl to aš manau, kad žmonės kažkaip yra priėmę ir jau jie yra įpratę matyti mane kartais besikenkinti, nors turinyje reklaminiam jau retai turbūt išgirsi besikenkinti. Vėlgi, pradžioj aš norėdavau, man ateidavo užsakymai, klientas prašo daryk, ką nori, tik nesikeik. Kaip tai? Ašgi keikiuosi. Kaip aš dabar čia nesikeiksiu? Bet supranti, čia reklama, tai vadinasi, matys, čia ir jų pozicionuoja jų prekės ženklą. Gerai, čia mane reikia. Jie nenori tapatintis su keiksmažodžiais. Taip, bet jiem patinka, kaip ir mano turinys. Bet kažkaip šitą išmokau turbūt atskirti. Bet ten, kur aš tiesiog, jeigu kalbu apie savo asmeninį gyvenimą, jeigu man išsprūsta, jeigu išsprūsta, ten būna daug, bet aš taip turbūt bendrauju. Keikūnas esu. Tas faktas, kad nuėjimo čia tik vieną kartą susikeikiai, ko gero byloja, kad štai mano žiūrovus tu laikai tuos, prieš kurios nederėtų keiktis, ar ne? Ne, aš nežinau, garantuoju, didžioji dalis tavo žiūrovų keikūnai. Aš kartais irgi nusikeikiu, bet tiesiog man labai įdomu, nes tu sakai, aš nesu aš, jeigu nesikeikiu, nes aš keikūnas, bet tu dabar čia pas mane esi savimi? Esu, bet aš tiesiog išjungiu savo tą žodinėlį keiksmažodį. Gerai, aš nežinau, ar čia yra gerai, gal mūsų žiūrovai labai nukentėjo, kad tu dabar esi ne keikūnas, bet aš tau dėkoju už tai, kad tu, kažkaip pagarbiai čia žiūri į mūsų aplinką. Čia mes jau einam į pabaigą? Net neįpusėjom. Gerai, nes jau man faina. Net neįpusėjom. Lapelis. Mes turime, kadangi tokius draugus, kurie parenka dovaną su didelė šiluma, tai nėra, kad tiesiog tau iš dėžės ištraukia bet kokią dovaną ir įteikia. Amour de Ville, mano asmeniniai draugai, gyvenime aš kvepinuosi, ir laidos partneriai, tau įdėjo kvepalus Black, kaip reikia skaityti šitą Sin, turbūt Avenue? Sin. Sin, čia reikia skaityti. Nuodėmė. Ai, va, čia nuodėmė. Nuodėmių avenių, nuodėmių gatvė, kažkoks nuodėmių. Tai va, tai tau juodau nuodėmių linki. Aš taip mėgstu kvepalus. Čia yra kvepalai. Taip. Aš galiu biškį pažiūrėti. Ne automobiliai, čia tau kvepalai. Kaip aš esu pakvaišęs dėl kvepalų, namie turiu daugybę. Ir turi naujus. Ir aš labai džiaugiuosi. Jo, čia yra kokybiški, gerai laikosi kvapas. Dievinu, ačiū labai. Aš labai džiaugiuosi, kad tu taip apsidžiaugiai. Aš labai mėgstu. Aš turiu silpnybę, aš kur nuvarau, man visą laiką reikia kvepalų. Ačiū Amour de Ville už tokią dovaną. Svečias, kaip matot, labai nudžiugo. Dabar mes pažiūrėkime video. Mes parašėme video. Bet prieš tai atsakyk mane klausimą, ką tau reiškia draugai? Tavo mama kažkada kažkuriam interviu yra sakiusi, kad kai tu buvai paauglys, tu iš vis turėjai tik vieną draugą ir buvai labai toks vieno draugo žmogus. Šiandien tu draugų turi daug? Turiu tikrai tokią, atrodo, jau nusistovėjusi ratą, bet aš esu toks keistas žmogus, kad aš nemoku turbūt draugyšių labai saugoti ir puoselėti. Keistai skamba. Jo, panašu į tave, tu sakai, toks atsakingas žmogus, tave apibūdina kaip dėmesingą žmogų, mylintį žmogų. O tu sakai, nemoki puoselėti draugystės. Moku, labai myliu, vertinu, bet aš kažkaip esu tas, kuris turbūt dažnai neįvardina, nepasako, retai pakviečia. Aš toks laukiu, kada mane pakvies, man paskambins. Toks kaip vienas saugęs, aš kažkaip nepratęs, nežinau, čia nesąmonė sakyti nepratęs, ką reiškia nepratęs.
tiesiog visą laiką laukiu žingsnio iš kitų, o pats tą žingsnį retai dedu. Ar labiau, kad tingi, ar labiau, kad nedrąsu, nori pasitikrinti, kodėl? Nežinau, reikia panalizuoti. Aš kažkaip daug esu gyvenime turėjęs draugų, kurie dabar jau nebėra draugai, bet ne dėl to, kad susipykę, mažai tokių žmonių, su kuriais aš aplamai susipykstu. Jeigu ir pasipykstam, tai išsiaiškinam. Bet turbūt, atsiprašau, kad gal mažai pastangų įdėjau į tą puoselėjimą draugystės. Jo, manau, dažnu atveju galbūt kiti gali pavargti nuolatos. Nagli einam, Nagli, kodėl nepaskambini, Nagli, aš kažkaip dėmesio nemoku rodyti, turbūt taip, kaip reikėtų turbūt su draugais elgtis, bet iš tikrųjų, o kaip reikia elgtis, elgiesi kaip... Turbūt, kad abipusiai būtų. Kad abipusiai būtų, jo. Tai tikrai turėjau galbūt, nežinau, mama taip sakė, kad mažai. Aš ir dabar nemanau, kad turiu labai tokių daug tikrų draugų, su kuriais galėčiau labai atvirai apie viską kalbėtis. Mano turbūt terapeutas žino daugiau negu mano draugai, bet... O ta visa kompanija, kur yra Simona Nainė, Natalija Bunkė, Lukas, tavo draugas, kas dar palauk? Vienu žodžiu, visa šita žinomų žmonių kompanija. Švobla. Taip. Tai yra tikri draugai, ar todėl, kad jūs vienas kitam reikalingi, kad natūraliai suseinate darbe versle? Aš manau, kad galbūt pradžiai buvo tiesiog smagu, o dabar jau aš galiu pavadinti tikrai draugais. Jau mes ir keliaujam kartu, šventes leidžiam kartu. Galbūt mes nesusiskambinam kasdien, nes aš nesu tas, kuris skambina, bet kai susitinkam, tai tikrai draugai nuoširdžiai ir pakalbam, jeigu ten kažkokios problemos paatviraujam, nors aš esu tas, kur mažai atviraujantis, bet su jais aš galiu tą daryti ir jaučiuosi ir saugus, ir tikriausiai ir mylimas, nors Natalija labai sunkiai prisileidžia, tai reikia ne 1 metų, kad Natalija pasakytų, kad myli. Bet dabar jinai jau pasako. Tai turbūt aš irgi... O tu jai? Ir aš turbūt pirmiau esu pasakęs. Esu sakęs, Natalija, aš tave myliu, o Natalija tiesiog pažiūrėjo. Gerai. Yra tai buvę, bet per tą ilgą bendravimą turbūt užsitarnavom ir pasitikėjimą, ir tikrai tą nuoširdžią draugystę, ir dabar... Tikrai labai faini santykiai. Kad ir darbiniai kelionė su bus Natalija, bet jinai nuostabi. Faina, tikrai labai džiaugiuosi šitą visą chebra. Kartais atrodo kitiem turbūt iš šalies, kad mes čia kažkaip, čia žvaigždūnai kažkaip krūvoj, bet tiesiog, kad mes galim jausti saugiai tarpusavį ir viens kitą labai gerai suprantam, nes visi esam iš to paties. Tai tas yra labai, labai lengva. Mes pakalbėdom vieną žmogų, kurį tu gan dažnai matai, nes kaiminystėj. Ir būtent Simonai Nainiai mes skambinam šiandien, kai įtarėm, kad tu gali pramiegoti mūsų pokalbį, nes jūs netoliese gyvenat. Taip, mes... Kuriozai nutikę su Nagliu. Per kelių atsakė? Minučių. Kelionė į Ameriką, kai mes nusipirkom business klasės bilietus ir skridom pirmą kartą business klase, tai buvo tikrai labai juokinga, nes mums buvo gaila eiti miegoti iki tol, kol mes nepasinaudosim visom galimybėm, ką suteikia business klasė. Tai nemiegojom ilgiausiai, laukiam, kol veš desertus, kad išragautumėm visus desertus, kad paragautumėm visų gėrimų, kad pasinaudotumėm visom teikiamom business klasės privilegijom. Tai tokie kaimietukai buvom, bet buvo labai smagu ir buvo labai daug juoko. Prisimeni tą situaciją? Jo. Nu jo, toks pirmas kartas skredi business klase ir toks, o Dieve, kaip čia viskas įdomi ir mums tada juokingai iš visko mes juokėmės ir tikrai, kad elgiamės kaip kaimiečiai. Šitą dar neragavom, šitą turi būtinai užsisakyti. O verslo klasės skrendate todėl, kad galite sau leisti bilietą? Ar... Buvo ne, tiesiog buvo mums nupirkti bilietai ir oro uoste išgirdom, nes pasakė, kad yra laisvų vietų ir galima upgrade'ą padaryti. Tai mes tiesiog už bilietus nemokėjom, mums reikėjo tik damokėti ir mūsų tas
paprastesnės vietas perkelė į tą, ten mes sumokėjom ir tada gavom galimybę. Kodėl nepasinaudoti? Jo, kodėl Gerai, nepasinaudoti? Žiūrim, ką dar sako Simona. Ar esate kartu verkę? Su Nagliu paverkę esam tikrai ne vieną kartą ir galim verkti tiesiog žiūrėdami filmą arba iš grožio. Bet vienas įsimintinas man asmeniškai paverkimų lietus, tai buvo tada, kada jam teko užmigdyti Alfą ir po trumpo laiko man teko užmigdyti savo šuninainę. Tai mes buvom vienas kito ramstis ir tiek aš verkiau su juo, kai Alfą reikėjo užmigdyti ir tiek jisai verkė su manim, kai reikėjo atsisveikinti su nainė. Alfa tavo. Ojei, tu susigraudinai. Su Nagliu norėjau. Dėl gyvūnų. Tavo augintinis, taip? Klep, kaip tai turnai jaučiuos dabar. Nu ir kodėl? Tik išgirdau vardą ir elektrą nutrinkė. Nu gerai. O tai čia buvo gal neseniai? Ne, jau buvo daugiau nei metai praėjo. Jau pas mane 2 kačiukai dabar namie. Bet tiesiog buvo, nu, netikėta labai. Teko užmigdyti augintinį, ar ne? Myli gyvūnus. Ir prieraišus esi. Biškit, negaliu kalbėti. Balsas drema. Wow. Nu jo, kad intervė apsiverksiu, tikrai nesitikėjau. Ar yra dar buvę toks, nežinau. Yra. Čia toj kėdė jau buvo. Toj kėdė, bet aš dabar suku jastelę savo galvoje ir aš esu kažkur. Jo, buvo labai kažkaip netikėta ir skaudu. Ir labai stengiamės viską padaryti, kad ištraukti. Kišom pinigus, dializės labai. Ne vieną padarėm ir nieks nepadėjo. Ir tiesiog ant rankų gyvūnas merdėjo ir vežė migdyti. Padarom pertraukėlę. Ką norėtum nuveikti kartu su Nagliu, paklausėme Simonos. Į atrakcionų parką. Va, toj bus. Su Nagliu norėčiau leistis į kelionę kemperiais ir šiais metais tikiuosi, kad pavyks tai įgyvendinti. Jis jau šitą planą yra įvykdęs praėjusiais metais, man nepavyko, tai tikiuosi, kad šiais metais vėl pasirašys tokiai kelioniai. Kelioniai su kemperiais ir su šunim. Ar katės imsim? Nemanau. Ir tu nemanai, ne? Jo, Žiūrim toliau. Ai, gerai, už ką myli Naglį? Na. Naglį myliu už begalę gerų savybių, tokių, kurios erzina, net negaliu įvardinti, nes nebuvo per tiek metų, kiek mes esam draugai, kad mes dėl kažko susipyktumėm arba kas mane erzintų ir iškiltų kažkoks tai konfliktas. Naglis yra puikus pašnekovas, atjaučiantis, mylintis, paprastas, mokantis pasakyti tiesą į akis, neįžeidžiant kito žmogaus, atstovinti savo nuomonę, nesikeičia niekada, nepriklausomai nuo to, kokie žmonės jį supa. Paprastas, atviras, mylintis, padedantis, mokantis parodyti dėmesį, labai daug gražių žodžių galiu pasakyti apie jį, o tikriausiai mes visi turim kažkokių savybių, kurios galbūt erzina kitus. Man šiai dienai nėra nieko mūsų draugystėje, kas mane užknistų. Kaip fainai. Blema, gera idėja, kad video dar parodė. Malonu? Aha, tikrai labai malonu. Bet dabar, kol klausiau ir kur atrodo, kad Simutė sako dėmesingas, turbūt eilinį kartą aš save daugiau baru, nes aš pagalvoju, kad kartais aš gal per mažai to dėmesio rodau. Visą laiką kažkaip mėgstu pats save paplakt. Nelauki, kol kiti. Mes norėjome ir tavo mamą pakalbinti, bet ji pabijojo. Ir dar tavo mama sakė, nes šiek tiek pabendravom, jis sakė, kad tu nelabai mėgsti siurprizus. Tiesa? Nu, yra taip. O kas tokio yra nutikę? Tu nori žinoti, kas bus, ar ne? Geras klausimas, kas yra nutikę. Nežinau, jo, gal... O Dieve, mano gimtadienio siurprizas ten buvo tragedija. Bet paskui jau faina buvo. Koks? Gimtadienio prieš keletą metų, aš dabar nepasakysiu, 2-3... Lukas, nieko gimtadienį neplanavau, galbūt dėl to, kad gimtadienis man, nėra kažkokia labai čia smagi šventė. Aš visą laiką pradedu galvoti, o Dieve, dar vienais metais pasenau. Nors turbūt reikia sakyti, ne pasenau, o tiesiog subrendau. Ir kažkaip visą laiką nelaukiu ir man atrodo, čia kaip tik buvo man 35 ir aš jau savaitę prieš labai prastai jaučiausi. Tokia prieš gimtadieninis liūdesys ir aš tikrai žinau, kad aš nieko nenoriu daryti
Ir mes buvom su Luku suplanavę, kad eisim vakarieniauti. Lukas širdies draugas. Buvęs. Taip. Ir Lukas, kadangi einam vakarieniauti, suplanavo ten didžiulį vakarėlį, Hebros dainos, atlikėjai, draugai dainavo, žodžiu. Ir čia buvo tokia staigmena ir aš apie ją nieko nežinau ir aš paskutinę minutę namie sakau, žinok, labai sakau, man nėra nuotaikos, sakau, davai pasėdim namie, užsisako maisto ir pažiūrim kokį filmą, čia bus mano gimtadienis, man geriausia. Ir Lukas, taigi čia viskas griūva, sakau, prašau, pabūkim namie. Tai davedžiau iki to, kad Lukas apsiverkė, nes jam rankos nusviro, ką dabar daryti. Ir žinutėmis susirašinėjo su Hebra, kur visa vieta išpuošta, viskas paruošta, visa programa draugų. Ir aš kategoriškai ne. Ir tada Lukas jau griebėsi jau paskutinio šiaudo. Sako, Nagli, šiaip tai į toj vakarieniai bus dar ir Simutė su Jonu ir Natalija su Edgaru. Sakau, tai kam tu man nepasakei, tada, kad aš nežino, kad aš vėlgi mano ta, kad pareigingas. Tai sakau, tai gerai, aš dabar eisiu, bet sakau, tikrai tik tai dėl jų, kad jie nelauktų. Ir aš iki paskutinės minutės tikėjau, kad aš einu vakarieniauti ir bus šitie draugai. Ir mes einam pro tą vietą, o vakarienę tame restorane, kur šalia, kad aš nesitikėčiau. Ir jis mane taip patraukė, tos duris atsidaro, fejerverkai, konfeti, mama stovi. Ir aš šoke, man atrodo, ten su keiksmažodžiais, man tas staigmena, kaip, nežinau, perkūnas iš giedro dangaus, emocija pradžiai pikta, bet paskui... Nes tu norėjai namie filmo. Nes aš norėjau taip, namie, ir aš supykau, kam čia. Ir tada, aišku, įsivažiavo, tada buvo labai smagu ir ant galo aš, aišku, dėkojau, bet Lukas pasakė, aš daugiau niekada gyvenime jam vakarėlių neorganizuosiu, nes kiekvieną kartą šitos staigmenos būna labai sudėtingai, nes aš kategoriškai nenoriu ir va taip. Tu esi pasakęs, kad tik suaugęs supratai, kaip labai esi dėkingas mamai. Taip. Už ką? Už suteiktą galimybę turbūt atsidurti pradžiai tai baleto mokykloje. Tai, už visą gyvenimą realiai, kuris taip susiklostė, tai esu vienareikšmiškai dėkingas mamai, nes jeigu ne ji, ne jos užsispyrimas ir stumėjimas nuolatinis mane mokytis Čiurlionio menų mokykloje, aš būčiau turbūt grįžęs į kaimą ir tada jau nebeaišku, kaip būtų tas gyvenimas susiklostęs. Tai kadangi gyvenimas, manau, kad visai fainai susiklosti ir vis dar klostosi, tai esu dėkingas. Bet kodėl sakau, kad kai suaugęs, nes ilgą laiką nesupratau ir pykau ant mamos, dėl to, kad mane 10 metų vaiką išleido Čiurlionio menų mokyklą, gyvenau bendrabutyje. Ir man mama buvo pasakiusi, kad jeigu tau nepatiks, pabandyk, man šokiai gerai sekėsi, bet šokiai Tauragėje. Jeigu tau patiks, jeigu nepatiks, galėsi bet kada grįžti. Ir aš jaučiausi apgautas, nes po savaitę su ašarom akyse aš sakiau, kad aš nenoriu čia būti. Nes visų pirma, buvau viena šeimoje, augau be tėvo, tik su mama, buvau labai prisirišęs. Ir man gyventi su nepažįstamais žmonėms, su tokio paties amžiaus vaikais, bendrabutyje kambaryje, auklėtojai iš kaimo Tauragės rajono į didmiestį Vilnių, Čiurlionio menų mokyklą, disciplina, pamokas, baletas. Aš galvojau, čia beprotnamis, aš išprotėsiu. Ir mama netesėjo savo pažadą? Ne, tada mama perėjo žaidimas. Pabandyk semestrą pratempti. Tada gerai, mes susitarėm semestrą, tada praeina semestras, tada sako, pabaig metus ir pažiūrėm. Ir visą laiką tas stumimas, aš nekenčiau tos mokyklos pradžiai, nes man tiesiog, aš norėjau, kaip kažkokiam intervė sakiau, tų savo kaimo laukų, draugų, ežerų, savo vaikystės, nes 10 metų, čia tu esi 5 klasėje, tu dar esi vaikas visiškai, man taip atrodo. Ir aš toks vaikiškas buvau, aš atvariau, aš ar telebimbam klausydavau, kai pas mane klasiokai jau klausydavo kažkokią rimtesnę muziką. Tai ir tada tie metai praėjo, tada vasarą atostogos, atsigavau, kaime praleidau, nauji metai, antri. Ir jau važiavai noriai? Ne, nenoriai. Ir antrus tave vos išstūmė? Ir vėl išstūmė, ir antrus.
Ir 8 klasė, kai aš buvau 5, 6, 7, po 3 metų, mama atsikraustė į Vilnių, nes tai buvo nuolatinis stumimas, o pas mane nuolatinės ašaros, kad aš nenoriu. Aš jaučiausi išduotas mamos, kad mama manęs atsisakė, paliko kažkokiam Vilniui, kur aš nenoriu būti, o mama tiesiog norėjo man geresnio gyvenimo kažkur, kad aš užsikabinčiau, nes tuo metu negalėjo nieko man pasiūlyti, dirbdama ten už visiškai kaimo minimalų atlyginimą ir ten buvo sudariant galą su galu. Dėl tavęs keitė gyvenimą taip, kad kraustėsi į Vilnių. Atsikraustė į Vilnių, pakeitė jo. Ne dėl savęs, ten dėl, pavyzdžiui, širdies draugo ar kitų draugių. Taip, dėl tavęs. Taip, dėl manęs. Viena, lygiai taip pat mama atvyko į tą patį didmiestį. Susirado darbą, kažkiam bare dirbo irgi labai sudėtingai, išsinuomavom bendrabučio tipo kažkokį kambarį ir gyvenom jau kartu. Bet tu nebegyvenai bendrabutė, o su mama, bet po 3 metų košmaro. Taip, po 3 metų košmaro. Tu tikrai pikai ant mamos? Labai pikau, daug metų pikau. Yra tokios labai didelės nuoskaudos, kurios turbūt dar iki pat šioliai nėra iškalbėtos, bet aš jau galiu suprasti, kas įvyko ir kodėl aš esu dėkingas. Bet mes turbūt su mama taip atvirai ir nuoširdžiai niekada nesame apie tai pakalbėję, taip susėdę akis į akį, ką aš tada jaučiau, ką reikėtų turbūt iškalbėti. Yra tos nuoskaudos ir paskui tiesiog atėjo laikas, kad aš jau 9-10 klasėje suprantu, kad aš jau to labai, labai sunku Čiurlionio menų mokykloje, kad suprasti, ryte ateini ir vakariai išeini. Tai yra kruvinas darbas. Aš baletą lyginu kartu su sportu, tai yra nuolatinis fizinis krūvis, kasdien, turėdavom tik tai laisvą sekmadienį, o kartais sekmadieniais ir baleto spektaklius. Ir dar gyveni ne namie, tai tu kaip kariuomeniai buvai. Taip, ir viską pats turėjai anksti išmokti daryti, išsiskalbti rūbus, neskalbimo mašinos, o tiesiog kriaukliai, kur prausės. Ta prasme, tu 10 metų berniukas savo rūbus. Taip, nes kojinytės turi būti baltos balete, o kadangi nuolatos šokio jos nebėra baltos, tai viską reikėdavo daryti pačiam ir tas savarankiškumas tikrai labai anksti atėjo, turėjai išmokti gyventi, bet mes, kaip sakau, tokia komuna tų mažų vaikų ir vieni į kitą turbūt ir kabindavomės. Tu labai anksti suaugai? Man teko suaugti labai anksti, bet aš sakau, aš atvariau visiškai vaikas, aš lyginant ir aš bręsti vėliau pradėjau. Visi bernai jau aukšti, jau tokie atrodo darosi, o aš vis dar toks kudutis ir smulkus, tai man toks, tikrai buvo labai sunku, bet tada persilaužiau, kad aš supratau, kiek aš jau darbo atidaviau per tuos metus ir tada aš užsispyriau, kad tiesiog turiu baleto mokyklą pabaigti ir gauti tą diplomą, nes dabar išeiti... Jau po tų 3 metų košmaro. Tai net ne po 3, jau daugiau, jau čia po 5 galbūt, 9 metus šokau. Kai mama čia gyveno. Jau 9 metus šokau, galvoju, dabar aš tiesiog nuspjauti visą atiduotą prakaitą ir darbą salėse ir išeiti ir ką dabar eiti į paprastą mokyklą, jau dabar galvoju, dabar aš ją tikrai pabaigsiu. Užsispyriau pabaigti, jo. Ir šiandien vis tik mama esi dėkingas už Vilnių. Taip, už Vilnių, už namus, realiai už viską, ką šiandien aš turiu. Už šitą interviu turbūt, nes jo turbūt galėtų niekada ir nebūti. Už viską, kas šiandien mane supa. Nes mama tiesiog norėjo man geresnio gyvenimo. Tai kada apie tai pasikalbėsit su mama? Nežinau, mama gal pažiūrės, gal norės pakalbėti. O padėkojęs esi mamai? Ar taip jinai iš interviu tik sužino, nugirsta? Taip. O kas yra, kodėl tiesiai? Nežinau, yra atsitikę turbūt kažkokios psichologinės, kažkokie momentai spragos. Mano, kai augau ir tada jutau atstumimą. Ir yra turbūt daug neiškalbėtų dalykų. Ir kas atsitiko, kad aš turėjau labai artimą ryšį su mama, aš būdavau labai atviras, viską pasakodavau, mama buvo mano draugė, bet kai aš atsidūriau Čiurlionio menų mokykloje, aš po biškį užsidariau ir turbūt tas ir yra mano užsidarimas, kad čia turbūt susiję, ką mes ir prieš tai kalbėjom, dabar aš tai pagalvojau, kad aš užsidariau ir aš pradėjau nieko nebepasakoti. Nes brangiausias žmogus tave išdavė, taip tau atrodė. Taip, man atrodė ir aš pradėjau nieko nebepasakoti ir mama kiek bandydavo kažkaip mane kalbinti, mama netgi kartais nežinodavo, kad aš turiu naują spektaklį, kad išeina premjera. Sakydavo, kodėl tu man nesakai, aš tiek užsidariau ir aš nežinau, aš net nežinau, ar tai pyktis, bet čia turbūt yra psichologiniai dalykai, kur žmogus užsidaro ir tiesiog atrodo, kad negalėdavau ištarti žodžių kažką pasakoti, jeigu mama klausdavo, mane labai erzindavo.
mane labai erzindavo, bet kokie jos klausimai susijęs su mano karjera, su mano gyvenimu. Dabar kažkaip viskas jau laisvėja, jau kalbam, bet įsivaizduoju, kiek reikėjo laiko ir metų. Ir netgi suvokiau tą, kad irgi po vieno interviu, kurį mama davė apie mane, tai mes net nepakalbėję. Aš skaičiau jos interviu ir aš jos žurnalistė ten klausinėjo dalykų ir aš išgirdau turbūt, dėl ko ji tai darė ir ką ji norėjo. Ir man tada tik tai toks atsirišo ir atėjo supratimas. Bet tai nagliai jūs vienas apie kitą iš intervų sužinot, su brangiausiu žemėje žmogaus. Taip. Mama tave augino, todėl, jeigu tai yra tema, kur stop, tai tu man sakai stop, bet tu esi, kadangi viešai pasakęs tą frazę, kad tėtis paliko, kai tik sužinojo, kad mama laukėsi tavęs. Taip. Kitaip tariant, tu dar buvo iššiose, o tėtis jau tave paliko. Jo, bet čia tokios skaudulio nėra. Nes tu niekada to neturi ir nesupranti, kas tai yra. Bet kai tu dabar toks garsus, tas tėvelis nebegino tave susirasti? Nežinau, nemegino, nes niekada nieks. O ir tau nebuvo niekada poreikio? Buvo įdomu, bet turbūt gal ir net šiuo metu yra įdomu, bet gal daugiau iš vedamas smalsumo. Aš neturiu nuoskautos, nes aš kaip yra, manęs nepaliko, kai man buvo ten 6 metai ir aš tada staiga netekau. Aš tiesiog augau, man normalu, kad mano šeima buvo mama, mano močiutė ir krūva giminės pusseserų pusbrolių. Taip, aš supratau, toks mano gyvenimo pažinimas. Tu kitaip Oi, neragavęs. Bet tėvą augau, tai kaip, tai kas? Taip. Tai man natūralus čia jausmas. Tik vėliau tu supranti, kad kažkoks tu esi keistas, nes tėvo neturi. Tu sakei, smalsu būtų visai, ar ne, pamatyti. Tai ką sakytum jam? Tiesiog man smalsu pažiūrėti, kas tu per tipas? Jo, tiesiog. Nes jokių nejauti emocijų, nei nuoskaudos, nei... Ne. Bet tai super. Aš gal net ir galiu suprasti jauną bičą, kuris pabijojo atsakomybės, jiegi buvo jauni. Neaišku. Labai jauni buvo? Jauni, man atrodo, apie 21 metus. Tai turbūt išsigando atsakomybės, ką žinau, gal galima suprasti, galbūt normalu pridarom visokių klaidų ir tiesiog reikia gal pasidžiaugti, kad šioj vietoj mama pasiryžo mane auginti viena ir sesuo sakė, jai seserį sakė, kad mes padėsim užauginti, gimdyk, nes kiek žinau, kad buvo siūlymas net ir darytis abortą iš mano tėvo pusės. Iš tėvo pusės? Iš tėvo pusės, jo, kai sužinojo. Tai va, tai tu detalių žinai visai... Jos labai, jo, bet čia... Detalių žinai visai nemažai ir nebuvo pagundos pasigūglinti, kas per žmogus ten paieškoti. Vėlgi esu bandęs, aš nesu tikras, ar pavardė yra ta, kokią aš žinau, nes man yra teta pasakiusi, o mamos aš niekada ir neklausiau, nes kažkaip, man atrodo, jaučiau, kad kažkaip mes niekada apie tai nekalbėjom, kad galbūt nėra ir jai gal malonu. Ir gal aš jausdamas galbūt visą gyvenimą tai niekada ir neklausiau. Klausyk, jums yra reikalų, ką su mama aptarti. O dėl smalsumo, ką noriu pasakyti, tai tiesiog jo, yra tiesiog smalsu pamatyti ir dar gal įdomu būtų sužinoti, gal turiu iš tėvo pusės netikrų, kaip pusiau brolių ir seserų. Tai čia man faina, aš visą laiką geram santykiu su savo pusseserėm pusbroliais. Visai atviras, matau, ir su šypsena apie tai kalbi, bet aišku, tau reikia pasitikrinti, kaip mama į tai reaguoja. Jo, o gal jo net nėra. Čia toks... Asmeninis gyvenimas, šiek tiek apie tai. Išsiskyrei su partneriu, prisipažinai, kad ašarų buvo, palaikote taikius santykius ir sakai, kad visai manoma, jog vėl susieisite. Ar Lukas taip pat mano? Ne, mes juokaujam. Tu pasakei 50-50 kitame interviu, ar ne? Kad gali būti, kad susiesim. Jis taip pat mano? Jo, mes esam kalbėję šiek tiek apie tai, kad vis tiek yra kažkoks ryšys, bet čia galbūt... draugystės ryšys. Žaizdos atrodo ir užgyjusios ir mes galim vėl normaliai bendrauti. O buvo laikas, kai nepavyktų? Jo, buvo laikas, kada ir pykau ir nenorėjau bendrauti, kada buvau užsidaręs, ir kažkaip etapais tokiais. Ir jau pamečiau mintį. Kad vieno žodžio, tai yra neseniai. O į mano klausimą, ar Lukas taip pat mano, kad galit susieiti? Manau, kaip čia mes... Aš vėlgi nežinau, kai tai yra kalbama pusiau juoko forma, kiek gali priimti kaip už tiesą, bet turbūt, kai juokauji, leidi savo, galbūt tai gali būti vykti dalis ir iš tikrųjų. Kiekvienam juokeliai yra dalis tiesos. Taip.
Tai faina, kad mes vėl grįžom į tą etapą, kad visų pirma, kad mes nepamiršom, jog esam iš tikrųjų draugai, nes mes buvom pažįstami 11 metų, mes buvom Iki santykių. Ir šiaip buvo labai keista pradėti santykius su žmogum, kuris yra tavo draugas. Nu, čia kaip, taigi čia su draugu, tai tu nieko nenori daryti. Nu kaip, leisti laiką smagiai jo. Bet jūs įsimylėjot. Bet mes kažkaip mums pavyko įsimylėti ir tada kažkaip viskas išsirituliojo. O skyrybų atveju buvo tiesiog baisu, kad neteksiu ne tik antros pusės, bet ir geriausio draugo. Tai bet draugystę pavyko išsaugoti, jo, ir mes bendraujam vos ne kasdien. Bet socialiniuose tinkluose, kelionėse... Nu jau čia nepasitikėkit labai tai socialiniuose. Tai va, tai tu atskleisk, prašau, jūs provokuojat, ta prasme, visi žino, kad jau pasirodo metai išsiskyrė, o jūs tai bučinys, tai apsikabinimas. Ar tai yra vardan sekėjų gausinimo? Ne, čia toks buvo dar, kad atėjo nauji metai. Mes vos ne prieš metus išsiskyrė, žiniasklaida vėl paėmė iš kažkokio tam podcast'o, kuriame buvau, vėl antrą kartą parašė, jau buvo rašę, kad skiriamės, jie per naujus metus, naujų metų dieną dar kartą papylė straipsnių, kad mes skiriamės. Tokia antra banga. Blemba, taip sunervina ir mes ten pradėjom, juokauti, kad tada Natalija ten labai įsitraukė, nes mes sausio pradžiai keliavom kartu. Tokių trumpų atostogų ir pradėjo juokauti, kad neklausykit čia to žiniasklaidos, nieko jie čia neišsiskyrė, jie kartu, o mes, kadangi jau geram santykiam mes galim apsikabinti, galim ir pasibučiuoti, čia nėra problemos, viskas. Man atrodo draugystė, bet aišku, tai šitos skyrybos pastumėjo mane eiti į terapiją. Tai metus laiko, tolygiai, kiek laiko esu išsiskyręs, aš lankau terapiją. Tai yra pirmas įvykis, pirma patirtis, kai tau reikia terapeuto tavo gyvenime? Jo, ir šitas įvykis mane pastumėjo. Šiaip aš seniau galbūt, kai buvo tų tokių, kur kalbėjau, kad apatijos kažką daryti, galbūt ir tada būtų reikėję, bet tada dar apie tai negalvojau. Gal ir šiaip toks atrodydavo visą laiką kažkokia stigma, bet dabar aš taip džiaugiuosi. Tai vienas geriausių sprendimų. Ir kartais man terapeutas sako, tai gal tau čia nebereikia lankyti, taigi viskas gerai, mes jau senai apie Luką nekalbam, bet pusę metų jam turėjo nuolatos raudonuoti ausis, nes tai buvo neišsemiama tema. Kalbėjai tik apie buvusį draugą. Reikėjo labai daug iškalbėti, reikėjo daug jo, bet dabar aš tiesiog, man patinka eiti ir tiesiog pasikalbėti. Kartais aš neturiu ką pasakyti, bet natūraliai tas pokalbis išsivysto į kažką ir man tiesiog patinka ir netgi aš galbūt jaučiuosi saugiau. Nežinau, kaip reaguotų draugai, bet jaučiuosi saugiau dalykus pasakodamas žmogui, kuris manęs taip gerai nors pažįsta, bet nepažįsta toj aplinkoj, kuriame mes leidžiame laisvalaikį. Kaip aš sakau, Lukai, mes nesugebėjom per tiek laiko kalbėtis, nes irgi buvo problema kalbėjimuose. Sakau, aš dabar su svetimu vyru kalbu apie mūsų santykius. Sakau, nes mes nesugebėjom. Tu esi Tinderyje, sakai, kad ten nelabai aktyvus, bet esi žinomas žmogus. Tai man tikrai labai smalsu. Tau išdrįsta kažkas parašyti, mečinti ten reikia, aš matai, nesu Tinderyje. Reikia, jo. Išmeta nuotrauką, į dešinę pusę žalę, į kairę raudoną arba širdutę žalę. Nu, žodžiu, jo. Tu jeigu viens kitam patinki, susimečini ir tada atsidaro čatas, galima bendrauti. Tai buvo šiaip įdomu pasibandyti, gerai, buvau čia tam tikrą laiką santykiuose, 3 metai. Ir galvoju, kaip čia, ar aš dar einamas ar ne. Tai šiaip visai einamas, pasitikrinau, kad... Vertė rinkoje yra. Yra, jo, pasitikrinau, buvo tikrai labai įdomu. Mečų yra, bet kad... Iš lietuvių ar užsieniečių? Lietuvių, bet užsienį irgi, jeigu kažkur nukeliauja, tai irgi tų mečų yra. Bet tik tai gal lietuviai susimečinam ir tada čatas lieka tuščias dažniu atveju, nes aš irgi nežinau, ar aš dar esu pasiryžęs naujiems santykiams, nors jau dabar praėjus metams, jau man gal jau kaip ir įdomu būtų, bet aš vėlgi eilinį kartą pirmo žingsnio nežengiu, laukiu, kad pažengs kažkas kitas. O kitiem, manau, turbūt šiek tiek stabdo tas mano žinomumas arba galbūt baimė būti viešiems šalia tokio žmogaus. Sunku ar ne žinomam žmogui susirasti antrą pusę? Kurti iš vis asmeninius santykius naujus?
Aš dabar, kai pagalvoju, tikrai esu kalbėjęs ir su draugė, plemba, sakau, aš taip nenoriu tų pasimatymų, dėl to, kad vėl viskas nuo pradžių. Turi brolių seserų, tai ką veikia gyvenime, kur žmogų pažinti, turi praeiti visus tuos klausimynus, kurie yra neįdomu. Dėl to su Luku buvo taip paprasta, jis irgi buvo žinomas, mes buvom draugai, viens kitą pažinojom, mums tiesiog reikėjo sušokti į krūvą ir viskas, ir gyventi, ir buvo covidas, mes greit apsikras. Bet palauk, Naglin, tu jeigu atsirastų žmogus, kur yra trauka, kur yra pradinė simpatija, aistra, tai tie klausimai labai natūraliai ateina. Nu jo, bet iki pasimatymų daiti, jo, tai nežinau. Sunku turbūt, jo, ir aš manau, kad gal daugeliui, aš nežinau, aš čia taip spėju, bandau galvoti, gal jiem atrodytų ir faina, bet galbūt daug kas nenori to žinomumo. Kai kas nedrįsta, bet žinok, yra kita pusė. Norėjau paklausti, ar tau nebaisu, kad kaip tik kažkam tu esi sportinis interesas, žinai, pakabinti Naglį? Nežinau. Nežinau. Neturi baimės tokios, ne? Ne, neturiu. Kad kažkas nori tiesiog įkišti snapą į tavo įdomų žinomą pasaulį. Ne? Juokiesi? Ne, man iš karto mano bairį įkišti snapą. Atsiprašau. Nežinau, Asta, labai sunku atsakyti kažkaip. Bet aš manau, kad šiek tiek prisibijo, nes tie čiatai po mečo tikrai yra daugelį atvejų tušti. Bet aš kaip galvoju, pavyzdžiui, jeigu būtų kažkokie nauji santykiai, nors dar sunku kažkaip įsivaizduoti, bet labai gerbčiau žmogaus privatumą ir tai nereiškia, kad mes kartu ir būtinai jau dabar turėsiu tave rodyti ir afišuotis. Tikrai labai gerbiu kiekvieno žmogaus apsisprendimą. Tikrai yra noras didelis, kad kuo žmonių daugiau, kaip pavadinti, išeitų iš tos spintos, ne, kad būtų atviri ir nesislėptų. Toks galbūt būtų mano tiesiog noras tam, kad mes visi gyventume laisviau ir saugiau, bet visiškai suprantu tų, kurie... Tu čia apie seksualinę orientaciją? Jo, apie seksualinę orientaciją, bet visiškai suprantu tuos, kurie nenori rodytis. Ir dabar mes turime kuriozai nutikę su Nagliu. Į šį klausimą atsakys moteris. Ir prieš tai turiu klausimą, ar tavo gyvenime be šitos Simonos Nainės yra buvę dar svarbių Simonų? Taip. Ką man čia toliau klausti, gal čia tai ir bus? Ką veikiai su ta kita svarbia Simona? Kažką veikiai profesiniai srity kartu? Fotografuodavom. Eik tu. Tai tada žiūrėk. Kuriozai nutikę su Nagliu. Tai aš vieną išrinkau iš visų, tų N, kiek mes jų turėjom. Tai kai fotografavom vestuves, po nuotaką pamiršo puokštę bažnyčioje. Ir mes pasiūlėm grįžti ir ją pasimti. Nuvažiavę tenai pamatėm, kad puokštė yra pas šeimininkutę, o jinai pareikalavo pinigų už ją. Tai Naglis ją vijosi per visą bažnyčią ir rėkė per visą kaimą. Bet atgavomės tą puokštę, jie plaistė vandenį iš vazos. Bet tai buvo labai smagu atsivėti. Pastabdyk, juokiesi, tau iš vis yra čia įvykis, kad mes suradom šią Simoną? Taip, labai yra. Seniai bendravot? Senokai. Jo, kažkaip, čia buvo viena mano geriausių draugių tuo metu, artimiausias žmogus, kur turbūt irgi čia iš tų retų žmonių, kur galėdavo atvirai viską. Viską, tikrai. O kodėl, pavyzdžiui, nebebendraujat? Oi, labai daug pasakoti. Simona šiek tiek kitą kelią pasirinko, nebenorėjo fotkinti, bet ne dėl to, kad susipykom, tiesiog kitą kelią. O man atrodė, kad aš nematau savęs kaip atskiro fotografo, matau kaip duetą. Buvau labai įpratęs ir toks buvo labai irgi šokas. Ir kažkaip natūraliai, palaipsniui, kažkaip blėso tas bendravimas. Kažkiek dar bendravom, bet taip natūraliai, žodžiu. Nes jo, Simona tiesiog kitus dalykus patraukė, tada aš vienas jau fotografavau, bet čia yra tas žmogus, kur, o Dieve, kiek mes kartu viską esam patyrę. Tai tau bus malonu, žiūrėk toliau. Nešti nosinės?
Ne, čia su jie tiek juokingų dalykų. Ir juokingų, bet žinok. Aš kartais neatsimenu, aš daug kartų 3 žavinčios ir erzinančios Naglio savybės. Jisai, kur dabar yra, tai yra 1000%, kad jis ten turi būti. Nes jisai yra labai daug dirbantis žmogus, labai talentingas, neapsikraunantis, drąsus, gražus. Ir tai galima vardinti labai ilgai. O kas erzino? Mes viens kito neerzinom. Mes augom kaip asmenybės, formavosi mūsų stuburai kartu ir mes labai stipriai viens į kitą rėmėmės. Tai kažkaip išgyvenau aš skyrybas, jisai priminėjo save ir mes kaip gali erzinti, tiesiog labai viens kitą palaikėm. Ir užaugom. Gali pastabdyti? Tai dėl erzinimo, neturiu ką pasakyti. Ką reiškia, jis priminėjo save? Koks čia buvo tavo etapas, kai reikėjo save priimti? Kur aš sakau, iš spintos lindau 2 kartus. Visiems atvirai pasakyti, kad esu homoseksualus, man reikėjo 2 kartus. Tai vieną kartą, kada aš buvau dar nežinomas, bet jau buvau fotografas, tai buvo 2016 metai, man atrodo, ir fotkinau, tuo metu mes fotkindavom žurnalui tokiam panelį ir kažkaip labai gerai sutarėm su redaktorė ir redaktorė pasiūlė... Jurga. Jau nebe Jurga, jau buvo Vytautė, jo. Ir pasiūlė apie mane straipsnį, nes tas gyvenimas toks labai įdomus, čia šokėjas fotografas. Ir mes kažkaip priėm tos temas, kad tai galėtų būti laiškas, mano paties laiškas savo jaunesniam. Ir ten buvo kaip ir, kurį aš kaip ir parašiau, aišku, su redaktorė mes ten sutvarkėm tą tekstą, bet tai buvo laiškas savo ir tai buvo atsivertimas, kad aš homoseksualus viešai žurnale. Ir tuomet man reikėjo, aišku, ir tada visa giminė. O jūs žinojo bent mama? Mama žinojo, jo. Bet mama labai gerbė mano prašymą, nes aš mamai pasakiau, kai man buvo 20 keli metai. Ir mama paklausė, ar aš, jeigu manęs klaus giminės, nes tai būdavo. Tas etapas, kai tu grįžti per giminių susitikimus, tai kur tavo draugė? Kada draugė? Visi jau čia mano pusbroliai mezga santykius, o aš vis toks be santykių vis atvarau. Ir mama sako, ką man sakyti? Sakau, tai nieko nesakyk. Tai mama gerbė ir laukia, kad aš pats pasakysiu. Tai su tuo straipsniu išėjusiu, tai, tada jau ir visai kaip ir giminiai, jo. Bet vėlgi nesprogo tiek, kad aš neturėjau tiek sekėjų. Tai kas paskaitė, kažkas mane pirmą kartą tiesiog pažino, paskaitė tą straipsnį ir sužinojo. Ir tada, bet buvo tas, kad jau visa giminė žinojo, pusseserės, pusbroliai, viskas gerai, visi labai priėmė, krikšto tėvai. Taip ir galvojom, taip ir įtarėm, žodžiu, viskas tvarkai. O žmonės iš kaimo, ta prasme, ir labai tolerantiški ir labai dėl to džiaugiuosi. Antras etapas, užgriuvo mane populiarumas. Ir 2017, 2018, jo, ir jau tas visas bumas. Ir aš čia mane labai myli, visigi mane labai mylėjo, visi mane labai mėgo ir aš čia toks fainas. Ir visas mano pusseserė Piršo, su kuria video darydom, galvodavo, kad antra pusė, bet kokia draugė, čia Naglio pana, visi taip kalbėdavo, nieks neįtarė, kad čia yra pasislėpęs gėjus. Ir aš labai blogai dėl to jaučiausi. Ir aš galvoju, blemba, mane žmonės myli už atvirumą, o aš jiems nesu atviras. Ir aš pradėjau, apie tai daug nuolatos kalbėti, su agentūra kalbėjau, sakau, Laura, ką daryti, blemba, aš negerai jaučiuosi, nes Naglis už atvirumą, bet Naglis nėra atviras. Nes čia mano pusseserė, o ne draugė. Aš už antį turiu paslaptį ir man tikrai reikėjo antrą kartą turėti drąsos ir aš tikrai neslėpsiu, šiek tiek bijojau, kad mane atstums žmonės, nes aš tiek gaudau visokių fainų žinučių, dabar aš pasakysiu, kad homoseksualus, tai pusė sakys, o Dieve, nes sekė įvairių žmonių. Kaip tu paskelbėjai? Kaip ten tiksliai buvo? Turbūt tiesiog per stories. Tai nebuvo kažkoks postas įkeltas, tai buvo tiesiog per stories. Ir aš atsimenu, kad aš jau pasakiau ir jau man labai reikėjo daug, kažkas ten sakė, oi, atseksiu daugiau čia
pidaru nebeseksim, nu, tipo, atrodėjai fainas, o dabar nebe. Bet buvo labai daug žinučių, kad pakeitėjai labai nuomonę. Sako, aš visą gyvenimą ten, pavyzdžiui, buvau homofobė. Sako, tu man taip patikai, nu, kad kaip žmogus. Ir sako, tada, kai pasakei, ir aš supratau, kad pasirodo, jie irgi gali būti faini. Tai labai daug pakeičiau turbūt ir tos nuomonės. Ir aš atsimenu, kai aš buvau nominuotas žmonių apdovanojimams, kategorijai metų mylimiausias. Ir aš galvoju, nu dabar tai jau tikrai negausiu, nes jau buvau pasakęs, kad homoseksualus. Ir vis tiek žmonės užbalsavo ir aš gavau. Ir man tada toks buvo, kad toks pasidžiaugimas ir pasididžiavimas, kad visgi gerą sprendimą priėmiau, neslėpti savęs, būti atviru, nes už tai manegi jie ir myli, ir nepaisant to. Ir aš dar gaunu tą apdovanojimą, kuris, man atrodo, buvo kaip vyšnia ant torto. Nu, toks atrodė tikrai svarbu, nepaisant to, kad aš buvau atviras ir rizikavau turbūt pusę sekėjų netekti. Visgi vis tiek buvau tas mylimiausias. Tai tas labai faina. Tai čia tas periodas, kaip sakė, ar ne? Jo, ir čia buvo tas periodas, kad man reikėjo vėl save ir su Simona mes tikrai labai daug diskutavom. O Simonai tuo pačiu... Žiūrim, reikia atrakinti. Skyrybas išgyvenom, tai tikrai mes rėmėmės vienas į kitą. Kokių patarimų esate davę vienas kitam? Keista matyti, eikti savo kelias. Patarimo. Aš nežinau, aš neatsimenu. Mes darydavom taip. Jisai sugalvoja nesąmonę, aš visom 5 už jį. 10 dabar jau. Aš sugalvoju kokią nesąmonę, jisai sako, daryk, varom, darom. Ir va tai va visada. O kažką patart? Ką patart? Rock'n'rollas ir pirmyn. Manau, jis viską puikiai žino. Dar tiek patarimų. Tai kas ten dar yra dar vienas? Ką norėčiau nuveikti su juo? Tai susitikti senatvėj. Žiūrėk, kaip čia gražu. Išsitiesti ant šezlongėlių, pasimti vyno ir papliurt, kaip mes tą gyvenimą nugyvenom. Ir tikriausiai susitiksim kitam. Geras. Toliau pažiūrėjau. Toliau? Ar esate verkę kartu? Dėl kokių priežasčių esam verkę? Retai tai labai būdavo, bet po vieno gero baliaus esam suglaudę kaktom ir verkę, nes tiesiog labai ten dėjom festivalį tokį ilgą ir nusprendėm, kad metas keistis, nes abiem buvo beprotiškai bloga. Ir iš tikro pasikeitėm. Gal metus ar pusantrų laiko mes labai griežtai laikėmės režimo sveiko. Tai va tiek. Ja. Tai va, ką aš ir kalbėjau. Ta, ką pasakojai pradžioje, tuo ir baigsim beveik mūsų pokalbį. Tai aš tai pagalvojau, kai tu sakei, kad buvo labai bloga, tai ir nusprendžiau, ačiū Dievui, kad jis sugalvojo net ir pagirės, ar ne? Kurios kankinančias, kitaip žmonės pagirės, jo, tikrai. Bet šiaip aš dažnai galvoju, mintis mane aplanko, kad aplamai atsisakyti alkoholio, bet kartais atrodo toks esi įsisukęs į tą socialinį gyvenimą ir tai toks alkoholis ar taurė gėrimo jau yra bendravimo formas, jo, ir toks kartais atrodo, net neišeina. Ir dabar va šį savaitgalį vieni draugai, nauji mano draugai, labai jos džiaugiuosi sutikęs, hebrytė tokia nauja, va po skyrybų atrandi naujų žmonių. Jau jie virina mintį, gal savaitgalį Nagli pas tave, mes čia galėsim savo žaidimus pažaist, maistą pasidaryti, kokteilių pasidaryti. Ir aš nenoriu. Ko? Draugų noriu, bet nenoriu alkoholio. Kokteilio. Nenoriu kokteilio. Ir aš manau, kad aš rytoj varysiu į sodybėlę vienas, pabūti keletą dienų. Kaip ir namie aš galiu būti... neišmoktum gyventi, jeigu tu turi poreikį, mano rate labai daug žmonių iš vis nevartoja, ir neišmoktum gyventi, kad kas nori tas vartoja, o tu ne? Aš esu biški tą patyręs, kada aš alkoholio buvau atsisakęs ir aš supratau, kad aš pasilikau labai vienas. Nes vėlgi, kadangi tai yra kaip sudėdamoji dalis to socialinio gyvenimo, bendravimo, aš supratau, kad manęs pradėjo po biški draugai nebekviesti. Naglis negrįžta, ką čia kviesim. Arba jeigu aš esu kažkur, aš neužsisėdžiu, man pasidaro neįdomu. Pradžioj galbūt dar įdomu, bet jau tada girdit
besikartojančias Taip. kalbas, tos girtos kalbos, sukasi tą Absoliučiai. patį per tą patį, o Dieve, važiuoju namo. Ir kitą kartą jau žinodamas, kad manęs vėl laukia tas pats, aš galvoju, ai, nevarysiu, aš geriau filmą žiūrėsiu. Ir po kiek laiko aš kažkaip, gal čia viskas ir yra gerai, bet tuo metu aš pagalvojau, kad plemba, ar aš dabar čia vienas, tada man reikia galbūt kitos chebros, kitų žmonių, bet aš jų neturiu. Tai po biškį ir vėl grįžau. Truputėlį irgi nejauku, neramu likti Jo, vienam. neramu toks jo. Tikrai galima ir aš žinau, mano yra tokių pažįstamų, kurie nevartoja alkoholio. Bet ir su jais nėra taip linksma, negu su tais, kurie vartoja. Įvairių yra nuomonių, tuo klausimu pabaigai, tik tai dar pasidalinsiu, kad taip, aš skaičiu vieną knygą, kur herojė sakė, bet tai koks nuobodus gyvenimas, kai nebeliko to vyno. Bet tuo tarpu yra kitų žmonių, kurie sako, kad kasmet išmoksta kažkokį naują dalyką, nes tam lieka labai daug laiko, kai tu nebeini tos vakarėlius. Dabar aš svarbiausia, ir kad gyvenimas tik įdomesnis. Pirmais, prieš tai paminėjom, kad visgi, jeigu galima, tai turėti saiką ir neturėti tų baisių pagirių, kurios tada tave veda prie kraštutinumų. Kiekvieno pasirinkimas. Aš tau širdingai dėkoju, kad atėjai. Labai ačiū abiems Simonom, kurios tai praturtino mūsų laidą. Tikrai mane nustebino. Taip. Ir dabar dar žiūrėk, mūsų draugai. Nu čia žinokit, ar jūs padėjo man žinot? sukomponuoti puokštę. Ir kai aš tą puokštę tau komponavau, tai čia yra tavo drąsa, čia yra tavo grožis, kurį va ką tik paminėjo Simona, čia yra tavo išskirtinumas. Man atrodo, kad pavyko labai originali puokštė. Puokštė negali galbūt, žinai, būti tokia, kaip koks yra įvairias spalvis žmogus, bet aš labai myliu gėles, tai čia man esi tu. Augalus ir gėlės, čia mama mane įskėpėjo, pilna gėlių namie. Ačiū, kad atėjai pas mus. Ačiū labai. Ačiū jums. Mūsų ilgai atsimink, mes tave taip pat. Būk laimingas. Ačiū labai. Tikrai labai fainai, man labai patiko. Jo. Ačiū. Ačiū.